Sveiki visi PVŠ ir Utmos gerbėjai, mūsų klausytojai. Žinau, kad yra žmonių, kurie mėgsta abu šitos projektus, tai... Kiek manai, kiek yra žmonių, kurie abu brės. Kur susikerta tie laukai? Ten labai tie apskritimai toks mažas. Porą tūkstančių, manau, yra abu žiūri, žinai. Iki. Tai, žodžiu, turim šį tokią, ką žinau, tada jums gerą naujieną, jeigu mėgstas abudu, kad padarom tokį mini kolabą, nežinau, tarp Utmos ir PVŠ ir mūsų, ir Hiparikų ir... Pasikėlinio. Per daug čia. Kažką atkabinam. Sakyk, kaip yra, iniciatyvą savo parodėm, tai norėjom papizdėlinti apie kovinius ir dėl to susirinko. Jo, nes aš, tarkim, per PVŠ podcastą neturiu su ko ten per daug, jie ten labai minimaliai žino, hebra. Tu irgi ten ne per daugiausiai, tu irgi... Penktam kelinį irgi labai mane leidžia filmą kalbėti. Bet kartais užsimenat. Esu įterpęs. Bet jau ten Matas Pulkovskis per prievartą klauso ir iškart pakeičia. Iškart pagaliausiai. Tai, žodžiu, turim tokį mini projektelį, kur prieš turnyrą ir po turnyro, po evento aptarsim, pradžiai paspėliosim, truputį gal parosinsim kovotojus, o po turnyro aptarsim, kaip jiems sekėsi, kas ką atspėjom, padarysim totalizatorius įvairius. Šiaip pakalbėsim galbūt laisviau, neoficialiai apie kovinį sportą Lietuvoje. Ir ne tik apie patį kovinį, bet ir apie kaip fenomeną, o dabar kas vyksta iš tikrųjų. Nes aš sakyčiau fenomenas, nežinau kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad... Visiškai taip. Ir labai gan greitai sprogęs. Šiaip, kas nežino, tai Bernas, pavyzdžiui, buvo nuo pat pradžių su to visų... Su Utma? Jo, mes pradėjom, kai jie tik atsidarome, šiek tiek dirbom, aš dirbau už kadro tenais, tai su jais tai mes darėme šitos dalykus, bet, čia toks, jo, ir iš tikrųjų, ir Micha, vienas iš organizatorių yra, mes su juo daug projektų dirbom kartu. Ir aš tai realiai, kiek dabar, antri metai, kaip aktyviai domiuosi tenais, kai jau biškai kovinio, ne, aš kovinį sportą visą gyvenimą domiuosi, bet... Okay. Utma. Pačia Utma, realiai, kai tada, kai pakvietė jau atvaryti halę, jau kai halį buvo pradėjau žiūrėti, tai buvo kalintas, 7, 6, nežinau, bet taip jau aktyviai pradėjau domėtis ir tikrai pradėjau sekti kovotojus, daug sužinojau kovotojų labai ir tikrai fainas yra projektas ir galbūt dabar... O tu to atvirgi kovinio? Tai pagrindinis, pratęsiant, kad Utmos pliusas, kad jie pritraukė labai daug žmonių, kurie nelabai domėjosi to kovinių sportų, tarkim, aš savo draugų tarpę turiu žmonių, kur dabar jau klausinėja, tai žiūrėk, kurio šitos kovos bus geresnės, kuris čia kas įdomesnis, visi žino, ten jau dabar Dirksti, Rimkenzo, Narauską visi žino, bet tarkim, kai pradėjo iškėti kovas, aš draugelim sakau, tai žiūrėk, kad Gaižauskas bus, jie pradeda kraipyti galvą, ir mane nervas paėmė, tarkim, Gaižauską, mes apie tai daug kalbėsim, iš 10, kokie 8 nežinodavo, kur jau kažkiek domisi. Tai dabar per šitą Utmos laikotarpį atsiranda galimybė ir sužinoti apie tos kitus kovotojus, kurie netgi savo laiku buvo iš vis topas. Tai čia aš tai galvoju tik tai pliusas, o su koviniu sportu tai aš sportavau. Sportuoju vis dar. Taip, sportuoju, dabar jau tik visiškai dėl savęs esu turėjęs porą kovų jaunystėje. Tai prieš trinkierį. Išeisit gal. Bet žiūrėk, tu prieš tą patį Gaižauską turėjai kažką kovoti, ne? Ne tai, kad turėjau kovoti, vyko Kaune turnyrėlis, aš ten... Principas, kad mūsų svorį buvo 4, tai aš pusfinalį, tarp kitko dabar blemo užstrigo pavardė, bet irgi dabar treneriukų dirba su Danila, ten džiauriai irgi prasimušęs, po to tai su jos kovojo pusfinalį, prapiliau nokautų. Ten knockdownas buvo, aš norėjau toliau kovoti, bet ten nebuvo tiek aukštas lygis ir nuėmė mane. Ir tada jisai kovojo prieš Gaižauską finale, tai Gaižauskas jau tuo metu ten, aš pasižiūrėjau, kad, jeigu aš... Gal gerai, kad pralaimėjai, ne? Ne, tai aš būčiau nusijėmęs, jau čia ten Gaižauskas mane užmušęs, jau čia būtų per 10 sekundžių, 15, aš ten šis per anksti ėjau į tas kovas. Kiek tų metų buvo? Man buvo 21, gal kažkas tokio, bet aš buvau pasportavęs tuo metu pusę metų, kur vedė salę, treneriukas, kursiokas, sako, davai, pabandome varžybas, tada aš paskui Titanę paėjau porą metų, tada dabar... Legendinis Titanas. Oi, Titanas tuo metu buvo iš viso. Daina yra Titanas, ne? Titanas yra tie Cobra Kai, ne? Ten tie, grinai bad boys, man tokie, jie visi, tas logo jau visas yra... Tai Titanas prieš kokią 15-10 metų, tai buvo, iš vis topas. Man realiai atrodo, kad yra Selo gabalas, Titanas vadinasi. Jo. Čia apie tą klubą jaučiu irgi. Tai ir Morkevičiaus sūnaus vieno vardas Titanas. Titanas vardas? Taip. Ir irgi tarp kieko sportuoja. Čia tau ne hipariškas, blėt, ir Klaudijus. Ar Herkus, blėt, bet jeigu nebus kovotojas, tai čia tiesiog yra... Tai sportuoja jau. Tai žinau, jau eina ten, aišku, taip. Gal čia nežinau, kiek galima viešinti, sportuoja. Titanas Markevičius yra tiesiog
Pasmerktas sėkmė kovose. Kur išeisi kovoti 15-0 parašyta, žinai, prie pergalės laimėjimų. Tai va tas ir yra, kad Titanas prieš kokią 15 metų, nu, mano supratimu, tai ten nekalbu apie 91-5 metus, kur Titanas ten iš vis buvo turbūt numeris 1 ir 1 Lietuvoje. Ir vienintelis vos. Prieš 15 metų jie atsiveždavo 15 šunų kovinių į ringą, paleisdavo juos, jie visus sudraskydavo, nu čia, okei, sakys kokia Sparta, kad, nu, taip jau nebūdavo visiškai, bet, nu, Titanas visiškai tuo metu dominavo. Pats Gaižauskas, Valančius paskui prisijungė, Sauliai broliai buvo, nu, ten būdavo visa karta, tas pats Danila jau yra iš tos kartos, nu, kurie viską skindavo realiai. Bet tai Sparta irgi tradiciją gilę turi. Jo, tai va Sparta, Titanas. Bet Sparta, man atrodo, jau vėliau truputį, ne, išpopuliarėjo. Ir Sparta dabar, skaičiu, yra savo visiškam pikė, ta prasme, ką jie padarė per praeitą Utmanų, tai biškai nušluostė nosis. Vėlgi, dauguma, nes, nu, aš nenoriu numenkinti, bet jie dauguma kovoja pagal kickboxą ir pagal savo kategorijas. Tai vėlgi, žinai, aš biškai, čia vėl prieisim dar, bet aš biškai sutinku su Dirkščiu, kad, nu, žinai, jie nusileidžia visi kovotojai į jų, tipo, žinai, taisyklės, jų kategorijas. Tai... Turėjau meni, kad kai eina į kickboxą, kai šiaip yra... Muay-thai, pavyzdžiui, kovotojas. Muay-thai, nu, jo, bet o kaip, taip jau yra, nu, negali būti Lietuvoje, tipo, organizacijos, ten visos, taip, skirtingai, žinai, ta prasme, kad ir Muay-thai, ir kickboxų, ir dar mumat padaryti. Nes aš spėjau, tu esi kovojęs, sportavęs daugiau, tai čia skirtumas tarp Muay-thai ir kickboxo didžiulis yra, kai ruošies, kaip... Nu, aš žinau skirtumą. Ne, aš žinau skirtumą. Kai Lendinas smūgis visi šaukia, hei! Muay-thai. Žinau, ko skiriasi, bet pats, žinai, pats kovos principas. Tai vat, geriausia pažintis realiai bus, kai žiūrėsim, kai Žausko ir Leontjevo kova, ten bus visiškai dviejų muitaistų kova. Tarkim, tai Dirksys irgi yra Muay-thai, iš esmės kovotojas. Arba man dėl to žiauriai gaila, kad čia yra paskutinė Gaižausko kova ir jis išeina prieš Leontjevą. Aš labai norėčiau, kad jis kažko būtų dar susimalęs iš tos jaunosios kartos, pagal Muay-thai taisyklės ir biški davęs pragilų jaunimui. Praeitą Utmą buvo Muay-thai kova viena. Dabar buvo. Kas kovoja Muay-thai? Dabar nepasakysiu, bet tikrai buvo, žinok. Jo, viena Muay-thai buvo, kur abu buvo Muay-thaičikai. Kur abu su tais raišiais visais. Ai, tai naujokas, man atrodo, buvo. Jo, tai naujokas, aš irgi iš tos pačios. Bet yra serijos. Irgi pakalbėsim, nes ten buvo kontroversiška kova. Tu minėjai, kad, nu galim dabar pakalbėti, tu minėjai, kad tavo nuomonė viskas ten buvo keisų teisėjais toj kovoj. Aš apskritai, žinai, man ten tos kalbos apie teisėjus buvo gal biškai perspausta, ypatingai kalbant apie tą pagrindinę kovą Dirkščio. Ten iš esmės, eikim per raundus, pirmas raundas 100% yra Narausko, 101%. Antras raundas yra PAM ant PAM. Nu, tipo, raundo pradžia Narausko geriau, tada Dirksys perima iniciatyvą ir iš Dirkščio pusės, jis tada perima iniciatyvą, trečias, ketvirtas raundas yra 100% jo. Ir logiška, kad tu 5 raunde turi daryti galą. Dabar, žinau, tai čia yra 5 raundų sistema ir Dirkstys 5 raunde vėl atsitraukia, jis vėl padaro situaciją PAM ant PAM teisėjų vertinti. Ir tada skustis, kad teisėjai nuteisėjavo, jis turėjo pasidaryti 5 raundą. O negalėjo būti lygiųjų? Nėra ne, 5 raundų. O ekstra raundo? Nebūna, ne ekstra raundo 5. Dabar čia, žinai, reikia... Man rodos, kad kartais gal ir būna, bet čia, aišku, nuo organizacijos. Turėtų būti bent knockdownas, nes vertinimai yra 10-9, 10-9, tada turėtų būti kažkoks raundas 10-8, jeigu taip jau visiškai pagal taisyklės. Nu, aš nežinau, man tai ta kova ten atrodo... Labai lygiai jau ten. Jo. Tai visiškai PAM, tai sakyt, kad kažkas kažką ten nuteisėjavo, tarkim, žiūrėk, pamačius, jau labiau gal net ne iš sportinės pusės, o iš kitos, kiek trukdo Dirkščiui tai, kad jis turi aplink save tą tokį burbulą, kur jo tikrai jis pats pripažįsta, kad daug kas nemėgsta, žinai. Vis tiek teisėjai irgi žmonės. Jie priema tam tikrus sprendimus ir kurią tu pusę priimsi. Aš dėl teisėjų nemanau, bet irgi gal atskira tema. Aš manau, kad Dirkščiui tiesiog reikėtų... Mačiau, jis rašė kažkur ar socialiniai medijai, kad jam reikėtų galbūt netgi džimą pakeisti ar išvaryti kur nors kitur pasitreniruoti, nežinau, ilgiau, su kitokiais partneriais paringo, nes, nu, blemais, ten biškai Klaipėdai, man atrodo, užsidaręs yra. Tai čia visų aukštesnė lygio. Čia visą laiką, manau, visiems gerai. Paringam, žinai, trūksta partnerių. Bet kas liečia... Nes tas Šakovskis su Maslobojau pastovė, čia, žinai, kitas lygis visai, žinai. Ir šiaip, žinai, Kaune, Vilniuje, ten tai klubai tarpusavį, ten tos paringus vedasi. Jo, bet čia jau vėl sportinė pusė, bet tokia, jeigu be sportinės, kad ar netrukdo kovotojų, tai toksai burbulas, nes, nu, tu išeini drąsiai, tu parduodi realiai bilietus, tai štai, kad tavęs nemėgsta žmonės perka bilietus, nori, kad pažiūrėtum, kad tave, nu, tai realiai, nu, būkim teisingi, jie pardavė tą
nu, tipo, tą Jutmai pardavė ją bilietus, tą kovą. Tai realiai, žinai, čia nepopuliari nuomonė galbūt, bet realiai Jungle Kingas, nu, žinai, jisai, žinai, Dirksys su to iškilo ir realiai... Ir tada Jutma atsirado. Jo, tai, čia realiai gali nemėg, bet realiai nuo to atsispyrė visas... Jo, bet čia, ne, šitas tai viskas tvarkoja, taip ir turi veikti. Čia ačiū Dievui, kad taip atsitiko, kad neužstrigote Jungle Kingo, kad atsirado iš realiai organizacija, kuri tikrai... Aš dar grįžtant prie psichologijos, Dirkšė, tikrai gerą treneriuką jis turi, kuris kovos planą sudėlioja, bet vat, tas išėjimas, kaip ir sakai, jis pradžiai labai sudega. Jisai, tu nublemba, ant kiek tu turi būti psichologiškai stiprus, kad tu eidamas į kovą tau švilpė 10 000 žmonių, tu su ten... Tu su Sadausku eidamas high-fivinį, ten pasimojuoji ir jūs pažiūrėkit, jis visų, bent jau paskutinių kovų, pirmas 40 sekundžių dega. Dabar, tai grinai išsišvaisto tą emociją kovos pradžioje ir kad jam tas kenkiam, tai yra 100%, bet iš kitos pusės faktas, tai yra jo personažas, kuriuo jis gyvena ir kuris jį sukūrė, ta prasme, tai jis negali to atsisakyti, bet bent jau aš išėjimo metu jo vietoj biški to sumažinčiau ir labiau susitelkčiau į kovą, nes, tarkim, dar Dirkstys kažkiek su tuo susitvarko geriau, Nurim Kenzo, jis šitą vaidmenį, mano galva, visiškai nesusitvarko jau. Jo, tai, žinai, dar ant Dirkščio dar organizuotas palaikymas, žinai, čia nėra, kad ten pašvilpė, biškai organizuotis, kad skanduoja, tipo, žinai. Jūs ką, jūs duhai? Nu, ble, bet čia klausimas yra, žinai, kiek, aš tai manau, kad tos išėjimus irgi daro dėl to, kad įsivaizduoja, kad tai jos motyvuoja. Bet dažnai žmonės maišo, žinai, kad tai, kas motyvuoja ir tai, kas, kur tu išvaistai energiją iš tikrųjų. Tai va, tie išėjimai, jie tarsi tokių sukelia lūkestį, žinai, ir tu savo sukeli lūkestį. Tai gali būti, kad trukdo. Bet aš nežinau, ar Rimkus turėtų keisti firminis ženklas, nuo to atsirado, jis dėl to pas One Championship pasirašė. Taip, jo išėjimai yra viena, bet kai jis pasidarė neigiamą personą, taip pat jis labai staigiai tapo neigiamu. Jo, dėl to, kad jisai gal net laikė to kad parėjo, žinai, banga. Jis tiesiog vienoje konferencijoje sudegė ir tiek. Ne vienoje, gal po truputį, aš nesakyčiau, kad čia buvo taip vieną kartą ir viskas, taip aš vis dar turiu palaikymą didžiulį. Nu, blemba, žinok, jisai iki konferencijos tos jį palaikyto plojimais Kaune. Po tos iš karto visi na. Nu jo, ten toj vietoj taip, dėl šito, bet... Ir Rimkus iš savęs visų pirma, jis yra kitoks žmogus. Kiek Dirkstys yra personažas, kiek ten yra tikras jo veidas, čia yra diskusijų klausimas. Aš galvoju, kad tai yra pam maždaug. Rimkus, jis yra visiškas gerėtis, jis yra šiltas žmogus, jis į tą konferenciją, man toks vaizdas atėjo grinai kaip ir austus pasirašęs ant papieriuko kelis bairiukus. Nu, tarkim, man seras homoseksualusis, mažiau geras bairės, aš tikrai žvengiu, bet kai jis perėjo prie vaikų, jis man nepajautė tos ribos, kaip galima sudėk lengvai. O Maslobojevas... Dėl to, kad Sergejus... Ką pasakė Maslobojevas? Maslobojevas pasakė, va, tu šitą tu padarei klaidą, pidarė. Niekad nepamirsiu, žodį prisiminsiu visą laiką. Pažiūrėkite, kai Rimkentas sakė, tipo, tą bairę apie vaikus, jisai vidurį bairę pradėjo suprasti. Ne, jis seniai numetė paskutinį, jis viską pasakė, kaip jūs ir sakėte. Taip, bet jis besakydamas jau matau, kad ir jau iš jokių matos, kad, blėt, negerai, tipo. Gali nepavykt šitas. Nes jisai taip net nepasakė, kaip kitus bairius, ten pasakė, tvarkingai, kaip sako, taip pat tautus užsirašęs, taip iš delivery, žinai, pasiruošęs, taip ir turi būti polos konferencijose, čia gerai, čia viskas gerai, čia nėra, kad stumtume ar dar kažkas. Bet, tipo, tą paskutinį numetė, jis net struktūra buvo dengta. Ir, tipo, tavo vaikai Dirkštį panašu, iš vis, tipo, aš jau sumėtė bilekai, tipo, greit sudėti, gal tada suprato, ką pasakė. Nors aš, pažiūrėjau, aš negalvojau, kad čia taip blogai, žinai. Aš suprantu argumentus, kodėl nereiktų, aš suprantu, bet aš, pažiūrėjau... Man net, žinai, nesvarbu, ką jis ten pasakė apie tos vaikus, kad ten panašus, nepanašus, bet tiesiog yra tas red line'as, į kurį tu nelendė. Ta prasme, kaip ir ringė, tavo tikslas nėra sužeisti varžovo, tai tavo nėra tikslas padaryti jam, žinai, žalos, tavo tikslas yra jį nugalėti. Taip ir spaudos konferencijoje tavo tikslas turi būti į kaspą juokauti, o ne sužeisti, nes tema apie vaikus gali būti skaudi. Gal tas vaikas, žinai, tuo metu gripu serga ir tavo ten mintyse, žinai, tas vaikas ir tau vien pasakymą žodžio vaikas jau iššaukia tokį, žinai, pyktį natūralų. Tautą klausyti, nes jisai turi vaikų, jisai gyvena normalų gyvenimą. Jisai daugiau čia žino. Tai aš pilnai suprantu, jeigu kažkas pamini vaikus ir nesvarbu, kokiam kontekste, tai gali šaukti visiškai reakciją. Ir aš, tarkim, Maslobojevą visiškai suprantu, kad jis iššaukia. Aš suprantu, bet to pačiu žiūrėk, taip ir tavo pavyzdys, kad kai tu esi ringė, tu nenori žaisti, bet realiai, kai
tu save motyvuoji, tai tu irgi taip aukos, tai aš užmušiu į ten, žinai, aš tą padarysiu, tu toks yra, ir čia irgi toksai, kur... Aš noriu pasakyti, aš nemanau, kad Rimkus kažkaip piktybiškai tą darė. Kas buvo, čia jis tiesiog paėmė pagalį ir liūtai per narvą, tipo, taip, žinai, ir nepamatė, kad narvas atvarkytas. Jo, kad nuimtas spina, realiai taip ir buvo. Aš žiūrėk, bet mano galva tas teisingiausias psichologijos susidėliojimas, sakai, nori užmušti. Blemba, ne, tikslas turi būti ir yra apžaist varžovą ringę, taip, sužeidžiant jį taip. Ir ne, bet aš sakau, kaip tu save motyvuoji. Danilos ir Karoso kova buvo puikus parodymas, kad tu gali maltis iš jėgų. Vikšraičio Matufos kova buvo puikus pavyzdys. O kaip tu šitą, gerai, kaip tu šitą kovą, nes blemba, aš nesupratau, kodėl laimėjo Henrikas. Man irgi buvo turbūt ta vienintelė kova, kur klausimų buvo daugiausiai. Dėl ar tikrai Henrikas laimėjo prieš Stabuliauską. Aš peržiūrėjau tą kovą dar po to. Aš paskui šnekėjausi su žmonėm, kur biškai daugiau dar suprantu, tipo sako, Matufos smūgiai buvo stiprus, akcentuoti, bet jeigu ten skaičiuoja taškelis po taškelio, tipo Vikšraitis daugiau pritaškavo. Tai aš nežinau. Aš tai ten niekaip nemačiau, nes, žinai, aš turiu ribotą suvokimą. Čia irgi pradėkime nuo šito, nes, labai yra lengva komentuoti, kai ten, nežinai, tu taškų sistemos iki galo gerai ir kai neturi patirties. Bet man iš vis atrodo, kad aš taip net nebejoju, kad tikrai nėra ten teisėjai kažkokie, kad norėtų daryti. Tai žiūrėkit, elementarus klysti, tiesiog galėjo elementariai. Ne, tai visą laiką gali. Tai čia net nebūtinai suklydimas, skirtingas matymas, žiūrėkit, vyksta olimpiada, olimpinio bokso finalas. Bet ten tai nesąmonė. Tai kodėl? 3 teisėjai, 3 raundus duoda vienam pergalę, 2 teisėjai duoda kitam. Tiesiog tai yra skirtingas matymas ir skirtingas vertimas ir nebūtinai kažkuris už teisėjai. Dėl to yra 5 teisėjai ir, tipo, kai yra daugiau, vis tiek dauguma, bus dauguma priims lyginimas, visi žinai. Ne vienas teisėjas, kas sprendžia. Dabar tai nebegrės prisikabinti prie šito visiškai jau. O kas dabar, nes teisėjai bus iš užsienio. Arba čia pirkinti, turėti visus teisėjus iš užsienio. Ten kažkokios, skaičiau, rimtus taip pat, vokietį kažkokį pasiims. Rimtesnio už Sauliuką ringę, tai tikrai nieko netveš. O prikin vokietis irgi atseka, žiauriai, žiūri, dirksti, Šaibas pastatė, ne? Žiauriai, dirksti, heitinat. Išsivertęs visus. Su tuo, su ChatGPT, viską žiūri, konferencijas verčias. Šiaip ten taip, bet tas ir yra, ten apie teisėjų kompetenciją kalbėti, tai, labai nereikėtų daug, nes Saulius Šeškevičius, kuris buvo ringo, jis yra, tai jo, bet ir ten buvo ir, kaip suprantu, apeliacijų, nes Saulius yra buvęs Titano treneris, ten prieš 10 metų gal visai buvo. Čia, žinai, visi Lietuvoje yra susiję, bet šiaip, aš pats esu pas Saulius šiek tiek sportavęs, teisingiau mąstančio žmogaus ir geriau matančio kovinį sportą, nei Šeškevičius aš Lietuvoje nežinau. Tai nemanau, šiokios tokios pagarbos Sauliukui. Muay federacijos teisėjas, Muay federacijos teisėjas. Titanas. Bet žiūrėkit, žiūrėt dabartinės šio evento sportos konferencija, kur buvo. Aš ištrūkau. Aš žiūrėjau. Aš tikrai, dirgsti pradėjau mėgti netgi po šitos konferencijos. Ta prasme, nes, su visą pagarbą Spartlos pažiūrėjau, jis gerai performavo. Jeigu būtų tik jie konferencijų, būtų taip. Ta prasme, realiai, jie visiškai šitam dar yra žali, nemoka visiškai. Bet va čia sen ir yra tema, apie kurią aš noriu pakalbėti, čia labai tu gerai paėmė, čia apskritai Utmos esmė yra ta, kad Utmo pritraukia va tos kovotojus, kurie turi socialinius tinklus, moka bazarinti, moka kalbėti ir jo paėmė juos ir kartu su jais ateina geri kovotojai, kurie negavo dėmesio iki tol ir gauna. Tai žiūrėk, nes pirmas kokias ten 15 minučių dar atsilaikė, dar turėjo atsakyti. Bet jis po to perlaužė, vis paėmė visus po vieną, tipo, tai seniai, bet kad jisai gerai kalba, tai aš net didžiausias heiteris negalėtų paneigti. Faktas. Kuris atėjo su lapais pasiruošęs bairis, tipo viskas sako. Jis gerai dėsto mintis seniai, jis tai tvarkingai kalba, aš visą laiką tą pabrėžiu, tai irgi yra svarbu. Bet va čia ir yra dalykas, kad tam tikrose vietose tu čia išmetai save ir tau po to trukdo kovoti. Nes aš manau, kad tiek Rimkus, tiek Dirkstys, jie dabar turi didžiulį tipo iššūkį susitvarkyti su jie reikia dabar laimėti. Jie atlaikyti ringą reikia. Jie tipo gauna dėmesį socialiniuose tinkluose, jie jaučiasi atsakomybę kiekvieną dieną realiai dirbti socialiniuose tinkluose, tai kažką pasakyti, kažką užkalbinti, kažkam parašyti komentarą, kažkur kažkaip. Ir tuo pačiu tu taip išmetai save ir tos treniruotės, tada jos nukenčia procesas, aš nemanau taip. Aš šiaip įdomus dar faktelis ir pusiau bairiukas, dabar Rimkenzo ir Dirkstys eina kaip komanda, o šiaip Rimkenzo treneris Tanas Rimkevičius yra belekiek, storių kėlės yra
kalbėjęs, ant kiek Dirkstys blogai čia viską daro ir negalima taip elgtis ir pagarba koviniam sportui. Tai irgi taip įdomu, kaip Tadas su Rimkuma po šito viso skandaliukos Tomas Lobojevas šnekėjo, nes Tadas yra irgi toks visiškas gerietis, tas žmogus, kur į tą kovą žiūri kaip į meną, kaip į grožį, kaip į tai, kad vien pagarbą ir taip toliau. Ir kai Rimkus dabar eina Dirkšą išmintų keliu, realiai, tai man šitas labai įdomu. Pats geriausiai sėdi kartu Narauskas, taip pat Dirkstys ir Narauskas, kur, žinai, ir mindė realiai, kur bandė nešvengti visą laiką, bet kur, žinai, kur jis bandė būti, rimtas, bahūras, vis tiek, toks kaunietis, žinai, yra, bandė, bet neišsilaikė, susižvengė. Iš Dirkšio bairių. Papalat, Dirkstys ar Dirkstys? Dirkstys, aš sakau. Be šum. Čia kai visi maišo Bartuševičius ir Bartuševičius, Dirkštys ir Dirkstys. Čia prakeiksmas pavardės, taip. Galima jau turbūt apie pačias kovas šiek tiek jaučiu perėti. Tos, kur bus, ne? Jo. Paplėpėjom, bet sakau, yra tas momentas gerai ir Geridas pastebėjo, kad čia jie gerai kalba, jie pritraukia dėmesį. Net ne jie, Dirkstys. Su visą pakalbą Rimkenzo, jisai, jie padarė tokį dalyką, kur pritraukė žiūrovų, bet realiai, jeigu būtų jo preskonfai, nebūtų ten labai jau įspūdinga, bet Dirkstys, jisai tikrai visiškai next level Lietuvoje yra ant šito dalyko ir, jisai kol kas jisai preskonfai nėra pralaimėjęs ant bazaro. Faktas. Bet nepaisant to, net jeigu jūs gerai kalba, visi vis tiek pyksta jau dėl to, kad bet tu irgi negali tiesiog tik kalbėti, tau reikia parodyti, tau reikia laimėti. Tas ir yra bairis. Dabar gaunasi situacija, kad Dirkstys eidinėja į ringą, visi baubė, Dirkstys kaifuoja, kova baigėsi, visa arena kaifuoja, Dirkstys baubė. Jam reikia biškai. Jam reikia bent vieną gero, kaip manot, jeigu šitą kovą jis dabar laimi. Prieš Šalkovskį. Jo, jeigu laimi prieš Šalkovskį. Ir jam reikia pergalės, blemba, nokautų, knockdownų, gana ten, Dominikui apie tuos taškus, bičas, blemba, sverintis 85 kg. Prieš Narauskas jau turėjo 8 raundus ir nesugebėjo dar nei vieno knockdowno padaryti. Galima gražiai daug šnekėti spaudos konferencijoje, kaip aš čia taškais laimėjau ir taip toliau, bet tu bent kartą knockdowną bičiuką turi pasiūsti. O jūs manot, kad, pavyzdžiui, kad kai tu sunkesnis esi ir kovoji su bičiu, kurios svoris mažesnis, yra čia tiek daug pranašumų. Labai. Taip, pranašumo būtent, aš man atrodo, kad bet yra tiek pranašumai, tiek minusai, taip pat tau, pavyzdžiui, sunkiau yra spėti, taip pat. Tu spaudi visą laiką, tu spaudi visą laiką. Rankų ilgis galų galę, distancija laikyti. Pirmoji kovoji, tarkim, Narauskui, jeigu, tarkim, būtų ekstra raundas buvęs, tarkim, kaip pavyzdys, bet jam buvo autas jau, jisai nebeturėjo jau visiškai staminos. Jeigu kovotojai yra, tarkim, ar mėgėjų, ar profesionaliam lygiai panašaus lygio. Jie pasidaro tos svorius, nes man kartais atrodo, kad niekas nepasidaro ten tų svorių. Pasidaro. Realiai, aš kartais abejoju labai, taip, kad man tai šiaip jie labai redam tas svorį, kur vieną, kad 8-8, kitą. Jo, kaip taip šokinėja. Tai va čia tas ir yra, kad pas mus yra gana dar mažai tų kovotojų, kurie yra žinomi, kurie yra įdomus ir jiems reikia tarpusavį suvedinėti, dėl to tie tos svorius ir gaunasi, kad Dirkstys. Bet seniai, Amerikai tas pats. Taip, nes tai irgi reikia suvesti. Nes reikia, bet ten būna po 2-3 kilus, tipo. Žinok, būna visaip ten, tipo, irgi. 10 kokią gali mes, tarkim, iki 10. Tai Magregoras ten mesdavo pastoviai, ten darydavo, taip bulkindavo, tai tipo mesdavo. Nes tiesiog babkių daug sugeneruoja. Tai dabar labai gerai, kad Dirkstys pagaliau kovoja prieš savo svorio, prieš savo sudėjimo kovoti. Nes, tarkim, prieš Narauską abu kartus buvo favoritas. Visi, kas ten seka daugiau ten ir Narausko kovas, nėra Narauskas aukštesnio daug lygio kovotojas už Dirkstį. Ta prasme, kalbame apie techniką, apie dar kažką. Ir dar yra visa galva žemesnis, jo vingspenas yra daug mažesnis. Jos svoris, iš esmės, tarkim, jos pasverk eilinę dieną, jis skirsis kokiais 9 kg, 8. Tai čia yra belekas. Dėl to Dirkstys buvo visiškas favoritas. Iš esmės, tai vašnekant prieš Šalkovskis jau yra jo duomenų. Aukštesnis. Dar netgi aukšnu, bet tai yra iš esmės aukštesnis, kiek dviem tomais yra. Rankų ilgi įdomu būtų pamatyti, bet iš esmės tai yra to pačio sudėjimo kovotojai. Bet tai bendros pamatuoja Utmane. Ne visą laiką. Ir va čia bus įdomu, kokią taktiką Dirkstys jau pasims šitoje kovoje, tarkim, kaip jisai atrodys, ar jis pirmų daugiau numerių bandys spausti, ar antrų, va čia bus daug įdomiau žiūrėti prieš Narauską, viskas aišku buvo, kaip ten kas dėliosis, čia daugiau klausimų bent man. Šalkovskis, jis toks blema Ivanas Drago, jaunasis, nežinau, man tai pagal savo, žinai, išvaizda panaši, ja. Ir tarkim. Prieš ką Šalkovskis laimėjo? Pajėzyti. Taip. Ta prasme, Šalkovskio didžiausias minusas iš to situacijos nėra turėjęs dar labai rimtų varžovų. Tarkim, jis yra žiauriai perspektyvus, žiauriai
kylantis kovotojas, bet tokios patirties Dirkstis tikrai turi daugiau su gerais kovotojais ir čia gali būti didžiausias pliusas, bet jeigu tu žiūri Šalkovskio pliusas, jis yra smūgis, yra belia kaip stiprus, jis yra tas tvarkingas, standartinis kovotojas. Dirkstis laisviau jaučiasi ringiais, laisviau po tą ringą judais. Jo kombinacijos prasideda nuo keliais, nenuspėjamas. Šalkovskis yra daugiau prognozuojamas, yra tas standartinis tas kovotojas, bet jis ant to standarto jis yra žiauriai geras. Tai bus iš kovos pusės irgi bus bent jau man įdomiau tikrai negu prieš Narauską. Aš, pažiūrėjau, Dirkščio, aš tikrai buvau prieš jį, už Narauską visą ir panašiai, nes ten dėl to važinėjai, kaip ir visi. Bet aš dabar net nežinau. Tu vis esi, ble. Aš, galimai, jo. Bet aš vilkų nemėgstu. Aš tai, pažiūrėjau, nežinau, ką dabar palaikau. Man biškai norisi, kad laimėtų Dirkstis jau, žinai. Toks, kad, nes jeigu pralaimės, tada dažnai biškai kristų. Labai hypas. Aš nežinau, aš taip pat, kaip ir ką aš dažnai mėgstu, žiūrėti tiesiog krepšinį, man taip pat ir kovinis sportas. Aš mėgstu kovinį sportą ir jeigu tą dieną kovotojas kažkuris gerai atrodo ir gerai performina, man negaila, kad jis laimėtų. Ir irgi, kaip ir tu sakai, netgi kartais būna, kad to noro, kad jie tokie blogiukai, kurių visi nemėgsta, kad kartais, jie irgi iššautų. Tai blogiukas niekad nelaimės, apie ką filmas. Nebebus prieš ką kovoti, tada žiūrėk, tada visi geriečiai vis laik laimės, koks įdomumas, žinai, tuščios ar... Rocky Ivanas Drago irgi turėjo biškai užžydį. Jeigu nebūtų Apollo Krydo, nužudė. Bet realiai Narauskas buvo Rokis, tipo, žinai, toj pirmoji kovoju, nes, gerokai mažesnis, žemesnis ir netikėtai nukautavo. Apala, buvo nokautų pratėjų? Vienas gal buvo, ne? Knockdownas ten buvo pas... Ne, bet tai čia sena, jis kalba apie tą halį, kur knockdownas buvo Narausko prieš Dirkstį. Praeitoje šiaip buvo daug techniškų gerų kovų, bet nelabai buvo. Nokautų šiek tiek trūko, tai buvo Vlasevičius pasiėmė Pultoražinskam 3 knockdownais. Nesitikėjau. Oi, visiškai tikėjau. Aš tai tikėjausi irgi, taip pat. Vlasevičius. Mane vis dar apgauna jo išvis, čia kaip ir visus, mane vis dar apgauna. Vlasevičius, plema aš ir tokios maikės nori, jeigu Raimondas klausys, aš labai lauksiu. Taip, žinok, taip, bet tai nėra taip, kad jau žmonė turėtų pakeisti tą pedėl išvaizdą. Ne, ko reikia, seniai? Jokičius, Dončičius, taip pat Tyson Fury, Vlasevičius. Jau visi. Man rodėsi 100 kartų, aš vis tiek galvosiu, kad jisai nepavarys. Tai va, bet čia reikia jau keisti tą mąstymą. Taip, čia faktas, bet... Ir plius, dabar tai jis neturi to kažkokio, jisai, ką žinau, jis tiesiog, kad nėra ryškus kažkoks. Ne, jis tiesiog atrodo labai geras iš veido. Ai, kad geras, gerėtis. Kiek esu girdėjęs ir intervų, ir ką jis podcastuose kalba, man jis toks protingiausias atrodo, tarkim, aukščiausio IQ, čia aišku, gal klaidingas, gal kažkas užsislapstė. Aš žinau nuo mokyklos, jis jaunesnis, iš mano mokyklos jis yra jaunesnis, visą laiką buvo Raimės, taip, aš žinodavau ir visi, kas sportuodavo kartu su juo, žinai, mano draugeliai, nes mes tai nebuvom kažkokie artimi bičiuliai su Raimiu, bet visi, kas sakydavo, kad jis tipo belenkai dirba daug ir gerai dirba, ir tipo tvarkingai, ir disciplinuotas, žinai. Mes dar dėliosim, kas kurioje kovoje favoritas, bet tarkim, aš galiu pasakyti, kad Vlasevičius prieš Narauską, mano galva, yra 100%. Vlasevičius yra žiauriai nepatogus, jis yra guminis, jis visus 3 raundus atsimals vienu tempu nuo pirmo raundo sekundės iki 3 raundo. Tu jo ten lengvai nepramuši. Ta prasme, Vlasevičius žiauriai. Žiūrėjau, tą 1-1, kur kalbėjo dabar, su Goda, kur Goda bendravo. Tai mačiau. Kur tai paklausė, Mindė sako, tipo, tai tu sako, niekad neini, tipo, Naraus to Vlasevičius, sako, tai tu niekad neini nukirs žmogaus, tipo, tiesiog ringą, sako, ne, aš tipo einu, žinai, sako, tu niekad negalvoji, kad dabar va tai nukirsiu, nahui. Sako, ne. O Mindė akivaizdžiai, jisai to eina, jo, tai va čia dėl to įdomi kova. Bet šiaip, bet žiūrėk, jeigu tai pasamprotai ant šitoj kovoje, tai aš irgi manau, kad Raimis ims, galėčiau, jeigu užsimčiau statymais 200 eurų galėčiau statyti. Manau, kad aš tikrai visiškai, tipo, aš taip drąsiai neįčiau. Užtikrintas. Praeitai kovai buvo labai geros formos. Bet jeigu taip žiūrint, jau atitraukus ten visas emocijas ir ką palaikau, nes aš jį palaikau, tipo, kaip iš savo rajono bičio, iš savo mokyklos, bet jeigu atitraukus tas emocijas, tai ten gali būti, kad ta kova gali baigtis ir kitaip. Ta prasme, gali... Pas Mindė aфиgenas smūgis. Jo, gali Mindė taip, užtaikyti po vieną ar antrą smūgį, taip ir jau gali pirmam, antram raunde kovą baigti. Šiaip iš tikrųjų. Neprajungsi taip lengvai Vlasevičius. Neprajungsi. Matas, kad žmogus labai gerai laiko smūgius. Čia dar vienas momentas, kiek tu gali atlaikyti ir kiek gali dirbti, praleidęs. Kiek kovų žiūrėjau, tai jis nebuvo, kad jis daug tų kovų prasileistų tų smūgių, žinok. Paminėjau Vairidas tą su Goda, aš irgi ten iškart pažiūrėjau, kur man labai patiko ta mintis iškelta, kad pagaliau keičiasi tas požiūris, kad kovotojai yra dundukai kažkokie. Tarkim, aš pats sportuoju pas mus klube, yra žmonių, kurie
belė kaip malasi ir yra belė kaip smart. Tarkim, yra bokštas, pravardė, ūgis 2 metrai, jis yra, irgi turėjęs kovų ir jis yra, vienas protingiausių, turbūt, mano žinomų žmonių, ten dirbantis IT ar ten kažkokiu su inžinierija. Tai vat, nebėra taip, kad kovinis sportas yra tų gatvės morozų, ir dingsta šitas požiūris. Čia, žinai, lygiai taip pat su ultrom, tipo, pavyzdžiui, jeigu tu paimtum kažkokį tai... Tau visur blemba ultras. Man. Čia faktas. Kad visi labai dažnai galvoja, aš manau, čia kažkokie debilai, bet jeigu tu paimtum tiesiog, žinai, random kokius 10 iš, tarkim, tribūnos ir random 10 iš tiesiog, arba iš kitos tribūnos, arba iš kažkokių gatvėjų, 100% tau protingesni bus dažniausiai ir veiklesni tie, kurie ton tribūnai. Tai mėgsta, žinai, žmonės mėgsta emociją, mėgsta tą dalyką, ateina išsikrauti, palisėti nuo to darbo ar kažko. Koviniam sporte, jeigu žmogus jau daug metų sportuoja, jis dar varžybos dalyvauja, tai iškart pasako apie jo charakterio kažkokias savybės. Ta prasme, kad išliptum į ringą, nublemba, tai čia nėra tas pats, kas eit krepšinį pažaisti. Nes, krepšinį tai ką to padarys, įmes per tave trajeką, o tu eini ten, kur žmogus nori. Ne, pats ir žiūrėjau, bet nesakykit, trūksta biškiau to moroziškumo, jau šitą... Oi, morozėlių, tai šitą kartą jau trūksta, kad tai išeidavo, ir kažką taip, ir nokautų tu nebėra, blėt, visi ten techniškai kovoja iki galo. Bet žinai, kas reiktų, kad prisiminkit, kaip amžinatelis Markevičius išeidavo į ringą, aptararai būdavo, blėt, išeidavo ir tu net nebejodavai, kad jis dabar kažką iškinkys. Va čia yra senoji Titano ir aš ką kalbėjom apie seną ir naują kartą, aš dėl ko pasakiau, kad Gaižausko aš norėčiau su ta jaunąja karta sukovojant dar pamatyti su Leontievu kovos, o ne su kažkuo ten iš tų jaunųjų starų. Gaižauskas jis toli gražu nėra morozas, bet tu su juo nepatreštokinsi. Tarkim, aš neįsivaizduoju, kaip atsisėdus prieš Gaižauską spaudos konferencijoje, tu ten pradėsi ant jo stumtis. Taip. Kad tu čia šneki, toj kovosim turi pat žinai, kad gausi galvą. Ką tu čia vėli maždaug? Tai va čia tas ir yra momentas, kad sakau, kad tikrai yra, aš manau, kad tokio irgi. Nes būdavo tie marozai, taip aš žinau irgi, iš draugelių, kas sportuoja kovinį ir pats, kai nueidavo į treniruotės dar anksčiau, būdavo žmonės, kurie pofikiam sparingas treniruotę, jie daužos taip, kad duotų tau pizdai. Ir nėra jokio taip taupimosi dar kažko. Ir šito tikrai šiek tiek trūksta. Tai Titano tie sparingai, tai iš kokio kovotojų jūs dabar labiausiai tikėtumėtės nokautą, kad ateis į ringą ir kad gali padaryti nokautą? Gaižauskas. Ir senoji karta. Bet jisai su Leontievu eina, kiek irgi geras. Man atrodo, metų 3-2, 3-3 kažkas. Vis tiek jau kainos senoji, nors tik Maslabojevas, jau tie visi, Bet Maslabojevas, jis man toks miksas, jis nors ir videsnis, bet jis, žinai, jis yra biškas šaumenas. Bet jau dabar seniai toks tapo. Dabar jau toksai tapo, nes vakarų civilizacija palėtė. Čia irgi viskas yra gerai su amžiu, manau, žmonės taip ir tampa, jie nusaikė, bet jaunas, ambicingas kovotojas, kai išeina, jis turi norėti. Ir aš netgi nesutiksiu su tavim, kad išeit nugalėti. Aš manau, kad jis nori net turėti šiek tiek ir užmuštą kitą kovotą. Norėti. Tarkim, tos pirmos kovos jos dažnai yra nuvertinamos, nes ten bičiukai išeina dažniausiai maltis. Įrodyti visiems. Tai va, tarkim, iš tų preliminarių kovų bus Vakaris Didika, žiauriai mėgstu Didika. Geras, jis eina, geras, taip, uždėta būna ir jis eina muštis. Jis ten prasileidžia, prakirto, jam galvą kažkada apibintavo krūvinas. Kovą pabaigė. Tai va čia per Ednis lygiai tas pats, jis yra, man atrodo, su lūžusia ranka kažkada baigęs kovą. Tai irgi bičiai su charakteriu. Bet ir žmonės to nori. Reikia pripažinti, kad žmonės to nori pamatyti. Tas neutralus žiūrovas, taip pat kaip ateina Kašio žiūrėti, tie, kas nori, kad Žalgiris laimėtų, jie nenori kokybiško Eurolygos krepšinio, jie nori, kad Žalgiris laimėtų prieš varžovus. Taip pat ateina žmonės į kovinį, norėdami pamatyti, kaip kažką nujungia. Bet jums nėra pačio, čia kitą temą, galbūt aš dar nestoj skambinsim, svarbiškai, kad kad, pavyzdžiui, tie kovotojai, jie labai gerai atstovauja savo miestus ir reprezentuoja pagal savo išvystą palį viską. Pavyzdžiui, Mindė yra visiškai kaunietis. Kaunas, jo. Ta prasme, tu su nieko nesupainis jau. Koks Ablastevičius, tikrai. Vilnius. Visiškai Vilnietis bičas, tipo, žinai. Tai va labai gerai, kad yra skirtingų labai personažų. Kai Klaipėda? Man tai yra Klaipėdas. Ne. Bet kodėl? Klaipėdas jisai? Bet Klaipėda, ne, man seniai, bet man Klaipėda su ramybė, taip asociuojasi. Man va Klaipėda naujokas, ar ne? Va, naujokas. Va čia va dar vieną momentą, galiu greitai palies, kol dar neskambinam. Tarkim, man žiauriai gaila Ernesto. Manis vienas irgi mėgstamesnių kovotojų, labai tvarkingai, muitai taisyklės, žiauriai gerai dirbantis bičas ir šalia jo sekundantų stovėjo Haliai kažkada Dirkstys.
ir Ernestas susirinko visą tą heitą vien dėl to, kad iš to pačio klubo, nors šiaip bičiukas nieko blogo nepadarė, žiauriai gerai kovą prasivedė ir toks jau gaunasi, kad naujokas gauna heitą dėl Dirkščio. Čia naujoko nesėkmė buvo. Pradedant čia. Benas šitą bairį laikė visą laiką. Galvoju, kada įmesi šitą bairį. Galvoju, norėjau sakyti, kad buvo naujoko sėkmė pergalė praeitą. Bet šiaip, pažiūrėjau, mano manimu, tai sena kova laimėjo. Aš nežinau, kaip žiūrėt. Va šitą irgi, nu taip, yra va tos 3-4 kovos, kur daugiau pam. Bet vėlgi, čia mes galim sakyti, galvojam ir panašiai, nu, bet kaip ir tu sakei, teisingai, teisėjai, ten, tu suskaičiuok tos, kas ten nulendino, nenulendino tas smūgis, kaip čia galų gale padaryk nokautą ir nereikės kalbėti apie teisėjus. Grįžtam prie Marozo instinktas. Bet čia žinai, čia kaip kažkai, jis kartais, kai komentuoja, sako ten podcastuose, nu, nebūtinai tu, bet maždaug, tipo, nu, čia laimėk antram taškų, nereiks to lemiamą metimo, žinai, mes. Na taip, čia lygiai, nenaigi paskutinį ataką, tai dabar ir Dirkstis, oi, čia skaičiavau taškus, nu, tai padaryk, kad nereiktų ten skaičiuoti taškų. Tu eini revanšinę kovą, tu turi... Gal čia net labiau ne apie tai, kad nusiok tu turi priimti pralaimėjimų, žinai, čia šiaip gyvenime visur, ta prasme, o kažkas nepasiseka, priėmė, sukandidantis ir toliau judai, žinai. Tik tas ir yra, kai tu pasistatai personažą tokį, kuris nepralaimi, kad tu him ir tada labai sunku suvirškinti. Bet aš vėlgi suprantu, dar reikia atkreipdėmės, nu jie tikrai labai jauni bičiai. Tai yra sunku, tai prašme, tu eini ten, kaip buvo Dirkstysis, ten be pralaimėjimų varo. Ten ateina, taip pasaulai nepatogius klausimus ir sako, aš čia be pralaimėjimų varau, žinai. Ir tada toks kelias ir tu tada bamišini į kovą ir pralaimi. Ir tau tada reikia visiems pasiteisinti, tarsi, žinai. Ir nu čia sudėtinga. Ir dar pralaimi ne prieš Maslobojevą, pralaimi prieš žemesnio svorio bičą, žemesnį už save, kur tu vizualiai atrodai geriau. Jis nebuvo žinomas Narauskas iki tos kovos, jis dabar tapo žinomas labai. Ir Rimkui tas pats buvo. Ir žiūrėk, nu tarkim dabar Narauskas yra, nu iškeltas, nu ne tai, kad iškeltas, jis laimėjo tas kovas, viskas ok, bet tarkim, kokios nors kiek įdomu žino, kad jis 2 kartus nuo Jasiūno per pastarosius metus gavo. Vieną Lietuvos čempę, kitą taip pačioje Utimėjai gavo. 2 kartus nuo Jasiūno. O Jasiūnas sakom, tai ką man dabar eiti su Dirkščiu kovoti, aš mėnesį laiko turėsiu bandelės valgyti, tai gal Blasevičius pamvaišintų, nežinau, bet nusipirkam turbūt nėra. Bet, pažiūrėjau, buvo ta kova irgi su Jasiūnu, Narausko buvo žiauri lygi. Jie, man atrodo, apie Lietuvos čempą ten daugiau kalbėjo, kad nuteisėjavo jų galvą. Aš klausiau irgi Misiūnas kalbėjo su Narausku pas Blaževičių, kaip gyti jo Utumas tam podcast'e, tai man atrodo, Lietuvos čempą ten daugiau turėjo. Aš vad nesu tikras, bet man atrodo apie Lietuvos čempą, nes ir Lietuvos čempą kovojo pusfinalį. Ir po to prieš tai ten žinau, greičiausiai bus apie Lietuvos čempą, nes aš jau prieš tai girdėjau, kad kažkas buvo tenais, kad kažkokios žiežirbos kilo dėl to. Taip. Padarom trumpą pertraukėlę, toj susijungsim čionais. Kaip laikais, ką dabar veikitu? Aš? Ja. Buvau ką tik pas kinezą, dabar eisiu pasivaikščiot, biškį kabutės iššaut ir po to pasportuot vakarė lengvai prasijudin. Kokią kavą geriai? Su pienu ar be? Tik juoda. Teisingai, kalorijų mažiau, ne? O tai pas kinezą buvai traumų? Jo, ir belė kiek naudų, ir kvieskite daktaras, kiek sakė, kiek mokslinis straipsnių. Dėl to, kad metabolizmą gerina, mažina apetitą ten. Oi, antžmogis tiesiog. Draugo vieno savo neplanuoja aplankyti prieš kovas nuvežti kokios dovanėlės. Liūdį dabar, man atrodo. Kam tokiam? Vieno draugo savo neplanuoja aplankyti. Liūdį, man atrodo, uždarytas dabar. Norėjau MMA piršinės nuvežti. Ten taip, MMA piršinė. Nu tai davai. Bet išlysk. Nelenda į kiemą. O tu tikėjai, kad tai bus? Turėjai tokį įtarimą, kad galbūt nesigaus kova šitą? Ne, šiaip aš buvau, galvau, nu tikrai jau, tipo, jau tada pasivedė, nu dabar tai jau tikrai ne, nu žinai. Nu, bet čia ne visai jo kaltė. Gerai, kaip ir jo kaltė. Nu, iš dalies, jo. Nu, bet taimingas čia ne jo kaltė. Šiaip, taimingas jo, ne jo kaltė, bet, nu, tipo, galėjo palankyti tos posėdžius, žinai, jeigu, nu, prisiveri košės. Reikia, išmesti, bet po to puodą pačiam plaut, žinai, nu, tipo. O tu tikrai buvai pas kinezą? Nesakai, kad... Atrodai labai toks gražus, visas švytintis. Ar pas tave barberis ir kinezas, tas pats tipo yra? Oda blizga visa. Mano barberis viską moka pas mane, tikrai. Ir nors ir siras, bet ir lietuviškai išnekėti, ir viską. Ir... Siras barberis? Bet ne pas jį buvau. Jo, toksai sali.
Baisiai kietas. Linkėjimas. Jis ir kovot moka, ir su ginklais moka, ir moka ir su kardais. Tai aišku, kad moka su Ir galėtų. Ir jeigu reiktų, galėtų ir susprogdinti kažką, jokau. Na čia jau žinok atsargiai su tokiais jokais. Gaus tavo draugelis deportą pada. Žiūrėk, Rimkau, aš turiu klausimą tau. Gal biškai kad padarytum, nuo klausimą. Žiūrėk, aš turiu tavo klausimą. Ar tu apmažini dročinimą, kai ruošies kovai, ar taip pat varai? Stengiuosi. Stengiuosi. Stengiuosi tai reiškia, kad neapmažini. Ne, jeigu stengiuosi, tai būna, kad man tikrai va savaitėlę prieš būna, kad... Bet kai būdavau jaunesnis, tai būdavo atsikeldavau su šlapiais sapnais. Kurva, Ir dar prieš kokį lievą sapną, ten kur tipo, biški prisilėtė. Ir, būčiau tikrai geriau jau pat išsirinkęs. Aš esu labai išrankus šiaip tiem suaugusiam video. Aš ten, pavyzdžiui, man turi būti ten live atliekamas, ten tas, ten aš laukiu, būna, kad ten iki tol žaidžiu, kol burbulais apsiburbuliuoja. Oi, biškai, čia per daug. Bet, blemba, jau šitam video aš matau, kad Rimgenzo rodo tą savo kitą veidą, nei kad jis rodė per konferenciją. Tu man pasakyk, kaip tu atsirenki tuos personažus, kuriuos nori prieš kovą parodyti. Nes praeitą kovą ten, blemba, prieš Sergejų, man čia reikia užtreštokinti, reikia būti piktam, dabar mes matom visai va kitą. Šizofrenija, tiesiog. Tai panašumo, man atrodo. Bipolinis būsi, ne? Aš pamenu, mes darėm šitą studijoje čia tokią laidelę apie psichinius sutrikimus. Ir tada atėjo Rimkenzas su man daryti laidą irgi kažkaip jis pasižiūrėjo į visą, aš pusę turiu, sako, šitų. Tai žodžiu. O šiaip rimtai dabar galim biškai apie kovą gal pakalbėti, pabazarinam. Pasikeitė vėl tavo varžovas. Realiai keičiasi pasirengimas. Dabar vėl prieš Pultaražinską kovot. Turėjai prieš Misiūną svoris, aišku, tas pats tavo, bet kovos planą vis tiek aš įsivaizduoju, turėjai kažkiek dėliotis, kažką mąstyti, kaip su Misiūnu. Dabar Amatas visiškai kitoks kovotojas nei Misiūnas realiai. Jo, šiaip va tas užknisa. Pradžiai biškai stresavau, bet po to susitaikau ir tipos. Supratau, kad žiauriai įdomu bus, nes po Mato pralaimėjimo žiauriai buvo man dobė, nes galvau, blemba, tiek ruošiausi, tiek visko dariau čia Tailandė, tą su geriausiais treneriais. Stažau ir pralaimėjau, žinai, ten, kad ir klaus, bet pralaimėjau tikrai, peržiūrėjau dar video. Tikrai netiksliai smūgiavau, tai ir kad ir spaudžiu, bet toks kažkoks netoks. Tai va, dabar pažiūrėsiu, ant kiek sustiprės, nes šiaip visą praėjau tą, vos ne pusę metų praėjau ir visą laiką jėgą sustiprinau žymiai, su svoriais pradėjau dirbti ir tvirtesnį žymiai jaučiuosi. Ir labai įdomu bus pačiam, žinai, save patikrinti. Jūs vis tiek su Matu susitinkat ir šparingose, kiek žinau. Ne kiek žinau, tikrai žinau. Būdavom prieš tą kovą, susitikdavom ir sparingę, prieš tą pirmą mūsų kovą. Buvom ir sportavę kartu. Ir sporingodavomės visada ten tikrai aštriai ir tikrai, vienas kito vertė esam priešininkai ir maks pagarba jam ir ta prasme labai labai toks, žinai, kai būna priešininkų, kurių nekenti ir kur galvoji, kad šiukšlė ir kad taip anaip nori. Kurie čia, jeigu gali? Apie Matą. Kurie čia tie, kur? Gali tik vardais be pavardžių. Dar bifų sukursim. Tik vardais, nereikia pavardžių nereikia vardus duoti. Gali sakyti, Raimondas. Nežinosim, kuris, tada dar galim... Ar Krilavičius ar Ram. Taip suprantama, bet jo. Gerai. Bet jo, ateis laik. Gabalą jau išsirinkai, su kuriuo jis įringa. Jau turi susidėliojęs. Žinok, praeitą bus sunku praspjauti. Aš galiu, žinai, ką tau pasakyti. Blemba, galvojau, kad sunku bus tą gabaliuką, trink dar kažką žmonės bet taip random gimė tokia mintis. Susidėlioja, sakau, blemba, davai ant durniaus pabandom. Nespėk, bet tai negadink, blemba. Davai ant durniaus pabandom, žinai. Ir žiūriu, kad viskas, tipo, konfirminta ir manau, kad šitas vėl bus belekoks permuštas. Tipo, permuš kitus. Ir man taip, nežinau, čia
kaip man čia taip sekasi, tai aš negaliu pasakyti. Bet žiūrėk, širdelė vis tiek jaučiu. Nepagalvotai per daug. Širdelė jaučiu vis tiek suskauda, išeini blemba su gabalu, mylėk mane karštai ir arena baut pradėjo. Biškai nebuvo. Aišku, kad neskauda. Kodėl turėtų skaudėti, ko čia skaudėti? Ar baubė, ar švilpė, koks skirtumas, visiškai neseniai. Aš dabar mėgaujuosi tuo, tu supranti ar ne, tu įsivaizduok, tipo, eini ir niekas tau niekur nieko, ir tu eini, tau švilpė, visi rėkoja dar kažką, tu jauties main characteris, tu supranti? Ne, tu, tai faktas, kad geriau neigiama reakcija negu jokios, aš girdėjau, šitą tavo mintį, man irgi žiauriai patiko, bet nėra, kad vis tiek tas, kur tas meilės biškai nori daugiau, ne? Tikrai ne, seniai, kaip tik mane ta meilė žlugdydavo, biškai, nes, tipo, tu įsivaizduok, ir tave ateini, tu, atlėki pas mažytį ir tau sako, oi, kaip gerai tau atrodo pilvukas, žinau, kad negerai, gal tau saldainiukų, tu nahu norisi pasakyti, ir tipo. Ar čia buvo Duris Ablasevičiui? Ne, tiesiog čia man taip yra sakydavo, žinai, tai viskas gerai, Dovydai, tai viskas gerai čia pralaimėt, negerai pralaimėt, žinai, ten tipo, arba eini, sako, pagarba, seniai, už ką pagarba, dabar prapisau čia porą išėlės, o kur, ten kas nors pakomentuoja, jau šitas išskalbtas, pizdajam, tu kurva galvoju, aš tau įrodysiu, mano šūdo gavalė, ir žinai, tokią ugnį užė, ir po to jau žiūriu, kad ta, seniau galvoju, blemba, čia kažką, to mečio, gal nereklamuot, kažką galvoju. Dabar jau man dabar aš specialiai reklamuoju, dar daugiau. Vis tiek yra, žinai, per tokius visokius, kur, žinai, visi nusisuka, bet vis tiek išlieka ir pamatai, kad išlieka tie, kurie, tikrai, žinai, tipo. O kaip Tadas reaguoja? Labai atriboja tuos, tipo, netikrus, nežinai, tu, blemba, tas toks netikras dėmesis, pavyzdžiui, nulėki į klubą, ne, matai, va, pavyzdžiui, ir mato, kad tu žinomas, ne, kažkiek atpažįstama žyčių žiūri tave, žinai, ir ten nueina, paprašo fotkit. Kitos mergos, kurios net nežino tavęs, arba kažkur biškai mato, kad kitos mergos tą. Ir toks bandos jausmas yra, žinai, kur iššoka ten kokie girtai ir sako, davai, nusifotkink, davai pareposting, aš čia tave palaikau. Pažiūrė, nei followina, nei čia bibė palaikytoja. Aš dar turiu klausimą. Bet kad tokių visokių atsikratau, tai man tik dar geriau nuo to. Man tas spaudimas, žinai, nes, tipo, įsivaizduok, tave palaiko belekai viską ir matai, kai ten, pavyzdžiui, ten kažkada ten, vaikas su mano šukuosina bliuduku, apsikirpęs mano fotkė, kur aš blemba ieškojau belekiek internete, aš jos neradau, vaikas radęs ant užrakinimo ekrano užsidėt. Blemba, kaip skauda širdį, žinai, kad tu ten, tipo, nuvilė ne tik save, žinai, ten apsiesdamas ar dar kažką, bet dar ir kitus, kurių belekiek tave palaiko, žinai. O kai dabar nusisuko daugelis nuo manęs, ir ta prasme, galvoju, ir gerai, ir tada yra, keletas draugų, galiu ant vienos rankos suskaičiuoti, kurie man, tipo, nori padėti, kurie myli mane, ir man tiek užtenka, ir, žinai, biškinu atsirestauju. Kaip Tadas reaguoja tavo šitą tokį performance? Tadas vis tiek, Rimkevičius, toks labai užlaikytas, sakykime, žmogus gerėtis, šiltas žmogus apie tas. Kaip jis reaguoja tą, kad tu tą heitą susirinkai? Mes išpildėm planą 100%, nebuvo kažkoks, nes žinojom, kad, tipo, tas bepratis puls traumuot, žinai, ten, tipo, jam nesvarbu, jis norėjo traumuot viską, tokių išgirdau visokių kalbų, kad, tipo, jam tikslas sutraumuot mane, blemba, ir aš tada turiu eiti su galva daužytis, aš žinau, kad aš lapkritį kovosiu, kodėl aš turiu eiti į artimą ir ten trankyti su juo, bet, po to supratau, kad buvo klaida, kad, tipo, vien tik antrų numerių, žinai, biški daugiau reikėjo ir man pačiam paspaus, nes, jis jo nieko, ta prasme, per daug neturėjo didelės tos, tipo, galimybės, jeigu aš būčiau antrų numerių ir daugiau kontratakavęs, būčiau visiškai ramiai laimėjęs, bet aš tiesiog išvenginėjau ir po vieną kitą kontrataką. Bet tiek neužtenka, žinai, tada, žinai, supratau ir pamačiau, kad, žinai, aš buvau užtikrintas, kad, blemba, jeigu pataikys man, gali mane nokautuoti, nes tikrai fiziškai stiprus, sprokstantis, žinai, ir po šito supratau, kad nes aš vis dar, žinai, galvoju, blemba, gal aš tikrai čia už tas 7-7 man labai sunku, gal čia tas 8 man per didelę kategoriją, visada už 7 kovodau, bet dabar pamačiau, kad aš, blemba, vėl galiu nuleidęs rankas žaisti, matyti visus tos smūgius, tiek tais nesu išdirbęs tų kontratakų, žinai, ir dabar visas pasiruošimas buvo ant jų, Misiūnas yra žiauriai statinis ir pavienius mušantis, nėra kad aštrus ar pavojingas
ir jau viskas yra paruošta, bet pažiūrėsim, Pultražinskas, tai toksai, žinai, sprokstantis pirmam raunde, ten bandantis kis, ir va, žiūrėsim, kaip viskas pasikeitė, kaip kas, ir va, labai žiūri į šitą, kaip į iššūkį, žinai, pasižiūrėti, kiek aš patobulėjęs kaip kovotojas, kaip žmogus, kaip viską, žinai. Tai tik žiūriu pozityviai dabar į tai ir mėgaujuosi procesu, nes jau buvo tas vasara, žinai, kad jau pradėjo ten tie followeriukai kris, čia tas, per daug, žinai, vien tik sporas, gal man čia kažką editint pradėjo, dar kažką, nes dar va čia tipo turėjau va aplinkinis, va buvo žmonės, kur tipo, čia iš tų sportų toks negatyvas, kažkoks tas. Toks, neaišku, čia kur ir matau, kad draugė toks apie tos sportus biškai nebe toks ir bum, žiūriu, kad viskas gyvenime čia taip viskas apsivertė, vėl aš čia įdomus, kad ir kiek nekenčia, kad ir kiek tą, bet, nu, tipo, pardavimai į areną parodo, kad, nu, tipo, nesu jau toks neįdomu, žinai, ir kad ir kiek gali komentuoti, kad kažką tenais toks ar anoks, bet, nu, jeigu jau komentuoji, jeigu jau esu galvoj, tai, nu, reiškia, aš nemoku už nuomą tų žmonių galvoj. Maladėts, Rimkau. Gerai šneki viską teisingai, tai aš tau vieną dalyką pasakysiu nuo dėdės Beno. Taip, klausau. Žinok, Rimkau, tu neapipysi manęs, aš žinau, kad tu gerėtis, tu gali treštokinti, kiek nori, bet aš... Tu mielas meškutis esi iš tikrųjų. Ir tau reikia tas gali ten tos kovotojus, gali kovotojus apgaudyt, mes neapgausime. Bliam. Nu, bet žinai, nu, tipo, aš tas, kur aš esu tikras vidinis, toks galbūt, tai nublemba, tai aš esu ne kovotojų, nu, tipo, ne tam pasauliui, tada sukurtas, nu, nekovojimai. Viskas gerai. Aš esu viduje, žinai, ir koks aš noriu būti kaip kovotojas, tai aš noriu būti, žinai, tas toksai, kur, tipo, nu, čia toks jo, galbūt net jau prasideda mano tos šizofreninis toksai. Ne šizofreninis, nesvaik, čia viskas yra normaliai. Žiauri, sorry. Viskas gerai. Labai linkėjimai prieš kovą. Tavo kolega Dominikas jau nerimsta, mes turim jam skambinti. Tai labai ačiū. Ačiū, kad paskambinot, leidot man išsišnekėti. Susitiksim kaip terapiją ir myliu jūs visus. Iki greito. Mylim tave. Susitiksim šeštadienį, o po to mišiuose sekmadienį. Už ką? Už mišias, už Gaižauską? Žiūrėkit. Oi, epic. Gerai. Ačiū, Rimkau. Iki. Brama, visai kitas žmogus. Tiesiog, kur geras, kai jam nereikia pykti ant nieko, jisai, va, tobulas. Aš karas. Teisingai šnekat. Ir apie tą meilę teisingai pasakėt, va, tau užmygdė tą meilę, žinai. Aš jau Dominikas laukia, žinok. Gerai, skambinam iš karto. Sveikas, Dominikai. What's good? Labas. Kur kariauji? Visur pabiškį, aplink šalį, čia užkariauti kraštus. Ir po to į Kauną. Teisingai, po to į Kauną dar vieną vietą užkariauti. Čia paskutinė pasiliksi višnaitę ant torto, ne? Ne, čia iš tikrųjų dar tik buldinamas sortas, pabiškį dar tik buldinamas sortas. Višnaitė dar tik ateina. Okay. Poras metų bėgė. Gerai, laukiam, nekantru. Būtumėm anksčiau paskambinę, bet Rimkenzo užsikalbėjo, blembais, kai pradeda kalbėti, 5 minutės monologą varė. Turbūt tenka ir pačiam išklausyti jo terapijos, ar netenka? Vienas kito terapija. Viskas gerai, tu aišku, kad tvarkoji. Rimkus yra kietas. Kaip tavo pasiruošimas? Ei, Rūkai, viskas puikiai, life is good, stiprėjom kiekvieną dieną. Pirmą kartą nereikia daryti tiek daug svorio, kas yra smagu, jau plius minus savo svorio kovosiu, jaučiuosi galingai, smūgiai labai stiprus. Tai bus stipru. Kiek per pirmą savaitę atsimetė maždaug kilogramų iš karto, nes vis tiek prieš Narauską dabar metėjai labai daug, iki 8-1. Tai prieš šitą... Jo, šiam kartui tai man nieko nereikėjo mesti, šiam kartui aš esu, koks aš esu, žinai, ir aš plius minus savo svorio kovosiu. Kas gal biški niuansas yra, jeigu ten, tarkim, varžovas daug metais, tai kovos diena būna daug sunkesnės, bet, tipo, šį kartą vaikui nusileidau, tai jau tiek jo taisyklės, tiek... nes mane suviliojo kontraktas, tai iš dalies darau, ką kaip ir popėk iš dalies, nu. O tau labai skiriasi pasiruošimas kickboksų ir muay thai kovoj? Tau daug sunkiau yra į kickboksą persimesti? Matai. Esmė, kad pasiruošimas plius minus panašus, tiesiog kovos supratimas kitam dalykiai yra vienokio lygio, kitam dalykiai kitokio lygio. Artimoji kovoj biškai kitaip jauti varžovą, yra tokių niuansų, kur tam tikram stiliui tau yra geriau.
Žinai, bet esmė, kad aš ir kickboxe esu geras, aš ir boxe esu geras, aš stovėsinu esu iš tikrųjų labai geras kovotojas. Ir aš manau, ir imtynės esu geras, jeigu mes paimtume ne kokį wrestlerį, kuris ten jau visą gyvenimą atidavęs imtynėm, o irgi stovėsinos kovotojas, su bet kurios stovėsinos kovotojų galėčiau šiaip ir pilna kova, turiu gerą supratimą imtynių. Bet stovėsinu, jeigu jau žiūrint su aukšto meistriškumo kovotojais, tikrai galiu kovoti tiek bokse, tiek kickbokse, tiek muitai. Žiūrėk, persižiūrėjai, vis tiek įsivaizduoju kovą su Narausku. Ne tik taškus skaičiavai, vis tiek klaidą savo žiūrėjai. Ką, tarkim, pasižiūrėjai, pamatai, kad galėjai biškai kitaip daryti. Tarkim, pirmą raundą, ten apie kitus galim diskutuoti, pirmą raundą tikrai prapyliai. Kur buvo prapilimas? Žiūrėk, aš kart pasakau savo teiką, nėra, kad tu sudėgi biškai išeidamas į kovą ir pirmas 30 sekundžių tu būtent iš to atidavėjai, tarkim, kovos pradžią. Ne, viskas buvo labai tvarkingai. Visą laiką jutau, kad pirmą raundą gal jisai šiek tiek spaudė stipriau nei tikėjaus, nes 5 raundų aš nesu kovojęs 5 raundų. Tai pirmą raundą jisai spaudė daugiau nei tikėjaus, bet ir nebuvo planas spausti jo stipriai atgal, nes aš žinau, kad jis labai greit pavargsta, kas ir nutiko antrą raundą, jis jau išėjo antrą raundą pavargęs. Aš tikrai ant trečią raundą jutausi pilnai apšilęs. Ir esmė, kad aš jutau, kad aš vedu kovą ir aš jutau, kad vedu kovą ir aš net po kovos nebuvau per daug pavargęs, nes aš nedariau tokių per didelių klaidų, kurios man sukeltų riziką padaryti kažkokią, atsidaryti skylę ir duoti jam pataikyti. Aš jutau, kad aš vedu kovą ir aš vedžiau po biškį kovą. Ką sakai, būčiau daręs kitaip, jeigu būčiau supratęs, kaip sužaisti teisėjai, būčiau tiesiog įspaudęs pasitaimą, gal būčiau padaręs daugiau klaidų, gal būčiau padaręs klaidą, kur netgi būčiau užmygęs, gal būčiau ir jį užmygdęs, nes būtų lengviau užmygdyti. Bet esmė tokia, kad būčiau net... Čia apie 5 raundą spėjau pagrindą kalbėti. O būčiau spaudęs jį be sustojimo, įėjęs į priekį ir būčiau jį išvarginęs taip, kad 4-5 raundai jis būtų vos pastovėjęs ir tada jau būtų visai viskas kitaip, žinai. Bet tiesiog galvojau, kad vedu kovą, žinojau, kad vedu kovą, bet matėm, kaip nutiko, liūdna, kad taip nutiko ir tikiuosi taip nebenutiks šito organizacijai. Bet žiūrėk, 5 raundą tikrai biškai per daug atleidai, ar ne? Vis tiek, tu 3-4 raundą atidirbai visiškai pirmą numerį. Dabar turim suprasti, kad kalbam su krepšinio komentatoriu, kuris neturi jokio supratimo sportui, jis čia gali žiūrėti iš kažkokio kito šono, bet jis neturi jokio supratimo. O gal turi? Dabar ar mes pradedam daryti, ar galiu užbaigti aš sakinį, ar mes dabar pradedam daryti, kad užtenka laimėti raundus, kad tik vien eiti į priekį, jis ėjo į priekį, bet aš einant antrų numerių viską jį apžaidinėjau, jam pataikiau dvigubai daugiau smūgių, mes galim pažiūrėti tokius kovotojus kaip Floydas Mayweatheris, kuris visas kovas eina antrų numerių ir laimi raundus, tai neužtenka vien eiti į priekį, kad laimėti raundą. Bet vėlgi, turim suprasti, kad su kuom kalbam. Tai mes ne apie tai klausiu, aš klausiu, ar 5 raunde nebuvo klaida atiduoti pirmą numerį jam. Nemanau, kad buvo klaida atiduoti pirmą numerį, nes aš dvigubai daugiau taškų už jį pataikiau, buvau savo Instagram'e pasidalinęs lentelę, kur buvo skaičiai, už jį pataikiau dvigubai daugiau taškų, tai neužtenka laimėti raundą šiais laikais, kad vieni į priekį, gal man dabar šią kovą su Žalkovskiu šis nieko nemušti, įsidaryti, būti įsidarius ir tiesiog bėgti į priekį, tai ką man užteks laimėti raundus, jis mane daužys, aš tiesiog bėgsiu į priekį ir mano raundas bus, nuo kada čia tokie skaičiavimai šitam žaidime. O kaip manai, kaip pasikeis? Jeigu jis eina į priekį, man neapsimoka su juo keistis, eina į priekį tiesiog keistis. Aš protingai jį apžaidžiu antrų numerių, taip ir vyksta, galim pažiūrėti koviniam sporte, kad žemesnis kovotojas eina į priekį ir spaudžia, o aukštesnis nelabai prisileidžia to žemesnio ir už toli jį apžaidinėja, kas ir vyko, aš tiesiog jį apžaidinėjau už toli, jam pataikiau dvigubai daugiau smūgio ir nemanau, kad turėtų būti vien tik jo įimas į priekį laimėjimas raundo, kai jisai dvigubai daugiau smūgių prasileido. O kaip manai, kaip pasikeis dabar teisėjams pasikeitus, kaip pasikeis tavo nuomonė situacija tada? Kaip pasikeis teisėjai, tai manau, kad jie tiesiog žiūrės nešališkiau, nes čia dabar buvo daug visokių asmeniškumų, tarkim, turim suprasti, kad jeigu dabar kovos mano klubo auklėtinis, aš šito klubo treneris, kovos mano klubo auklėtinis ir ten ant mano klubo reputacijos labai stipriai viską žais ir aš teisėjas, tai gali būti, kad šiam gyvenime atsiras, čia galim sustoti, atsiras nešališkų kažkokių dalykų, kur nešališkai gali pažiūrėti. Tai ir dar plus ten Muay Thai federacija, kur vėl kita matematika, ten nuo vieno klubo mėgsta tie treneriai, vieno nemėgsta, ten tokia politika kažkokia jų sukurta nesąmoninga, manau atsiras organizacija, atvažiuos iš to šalies teisėjai, kuriems bus nesvarbu, kurie tiesiog dirbs savo darbą ir manau tai bus daug profesionaliau ir daug geriau iš kovotojų atžvilgių. Negalvoju, kad biškai per daug dėmesio pats skiri po kovos, tarkim, šitam kalbėjimui, šitam kovos paskui analizavimui, ar tiesiog paprasčiau pasižiūrėti būtų galima, kad, pralaimėjau, tai pralaimėjau, nebuvo tokių minčių?
Nu, jeigu Vis tiek pralaimėt, Dominikai, žiūrėk, niekas tavęs niekada nekaltina, kad tu pralaimėjai. Visi kovotojai kažkada pralaimė. Nu, pralaimėjau, teisėjai, teisėjavo tau, bet tas pralaimėjimo toks neigimas kažkiek keistai gal atrodo, nesutinka. Kaip ir sakau, man būtų buvę daug lengviau emociškai ir psichologiškai tiesiog pralaimėti tą kovą. Pagavau skudurus, nebaušinį geresnės. Bet čia toks dalykas, kai tu buvai geresnis, kai tu jutai, kad vedi kovą ir tu jos negavai, tai čia toks plus pykčio, žinai, plus pykčio, kad kas čia per huinę, tada atsisuki, žiūrite iš jie, ble, čia jo klubo treneris, kas čia iš vis per huinę, žinai, ir tada iš vis dar pikčiau pasidaro. Tai taip ir susideda, nes čia labai suprantas, čia žaidžia labai daug ant mano brando. Mano heiteriai laukia, aš esu vienas labiausiai heitinamų rinkoje. Mano heiteriai laukia, kur man įkasti. Labiausiai, ne vienas. Aš daug laiko atiduodu šitam žaidimui ir kai aš matau, kad mane taip apgauna tokiose vietose ir duoda jiems šnekėti kur aš galėjau jiems neduoti tose vietose šnekėti labai man pikta dėl to pasidaro, nes aš per paskutinius 6 metus vieninteliui Mindaugo esu pralaimėjęs, aš šiaip nežinau per paskutinę savo šiam kovų gal tik vieninteliui Mindaugui pralaimėjęs ir jeigu aš nebūčiau šių kovų pralaimėjęs Mindaugui, ką tada būtų heiteriai galėję šnekėti, kokie būtų kalba, nes dabar ką jie viską šneka, tai šitą vieną pralaimėjimą mini ir nieko daugiau nemato, tik šito pralaimėjimą. O tai veikia tas heitas kaip motyvacija dabar? Nu, kaip motivacija, man net nereikia motivacijos, aš tiesiog žinau, ką aš turiu daryti ir aš darau, man net nereikia tos motivacijos, man nereikia jau dabar, jau atėjau tokį momentą, kad man nebereikia užsimotivuoti, aš tiesiog esu per daug disciplinuotas, kad man reiktų bandyti dar save kažkaip motivuoti, tai tiesiog tas heitas tiesiog toks šiek tiek piktas, nes aš žinau, kad toj vietoj jo galėjo nebūti, bet jau yra kaip yra ir jisai manęs nekrauna galė dienos. Bet čia pagalvojus, jo galėjo nebūti. Krepšinio komentatorius dar nori palaukti pašnekėti. O žiūrėk, spaudimo dabar prieš tą kovą turbūt tada gaunasi, kad dar daugiau. Pats sakai dabar nuo Narausko, pralaimėjai, nepralaimėjai, bet rašyti pralaimėjimai. Jeigu gauni, tarkim, nuo Šalkovskio, heiteriai iš viso triumfuos. Žinai, kaip būtų, tai būtų. Jeigu dabar šeis į kiemą ir nukris ant tavęs, ten nežinau, kažkoks stulpas. Bet yra, kad spaudimą dar didesnį jauti. Tai aš ką noriu pasakyti, kad aš jaunas ir dar aš toj rinkoje turiu labai daug metų, 22 metai, aš pasiemu gerą kontraktą, aš už tokį kontraktą galiu išvažiuoti į žiaurę stovyklą, tobulėti, aš dar save matau ateinančius 5 metus kaip labai tik tais didelį augimą kiekvienais metais ir aišku būtų liūdna pralaimėti, nieks nenori pralaimėti, bet visko būna gyvenime ir aš kas be nutiktų, tik tai žiūrėsiu, kaip sustiprėti ir tapti geresnę savęs versiją. O aš norėjau paklausti labai apie kažkokias stovyklas, esi minėjęs pats, kur norėtum nuvaryti po pusę metų, atsiriboti nuo visko į Tailandą kur nors ar kur nors kitur? Jo, žiūrėsim, koks čia training campas, gal pavažinėti ten. Iš tikrųjų labai aukšto lygio training campai jau vienu aukščiausių pasaulyje yra Baltarusijoje, bet Baltarusijoje dabar tokia situacija, kur klausimas, ar norėtųsi važiuoti dabar ją, bet ten yra labai aukšto lygio training campai ir čia netoli mūsų, ten pasaulio čempionų rinktinė, žodžiu, susirinkus. Tailandas yra nebloga vieta, yra tų vietų visur pakeliauti ten, bet aš pasiruošęs atiduoti dabar ateinančius metus šitam sportui ir spausti pavarą dar stipriau, nes matau, kaip kyla šitoj šaly kovinis sportas, matau, kaip pasaulyje kyla kovinis sportas, aš matau kovinį sportą ne vien tik tais iš atėjimo į rinkos kovojimo, aš giliau suprantu šitą rinką, pradedu labiau suprasti ir šnekėjimą, pradedu labiau suprasti promautinimą, pradedu suprasti iš visų pusių geriau šitą kovinį sportą ir manau, aš dar būsiu dalis šito sporto ilgai šitoj šaly ir užkelsiu jį irgi stipriai. Geras mintis, aš žiūrėk, išeisi su Baby Shark gabalu į kovą. Ar geresnį kažką turi susiruošti? Ne, esu sugalvojęs kitokį išėjimą. Iš vis esu sugalvojęs iš karto tokį išėjimą, kur dar nėra buvę rinkoje. Išeisi be dainos, ne? Kažkas į tą pusę, bet nebus tik ateinu be daino, žinai, bus kitokie dalykai prijungti. Pagerbsim tylos minutę. Žiūrėk, mes jau truputį laikas spaudžia, netrukus kalbėsim su Edvinu, gal turi kažką perduoti, jam kažkokį palinkėjimą ar kokį nors, nežinau, ką norėtum pasakyti Edvinui? Kad atrašytų man žinutės, aš jam rašau, dėlioju, čia jau dieną žinos kaip kas, ir jisai mane ignoruoja, aš jį psichologiškai suvalgiau per konferenciją, jisai per konferenciją buvo pasimetęs, pyktis prasidėjo, ką čia tave sudaužysiu, sulaužysiu. Mergos pačios rašo, bet Edvinas netrašo, ne?
Nu, sako, čia tai sulaužys, ateik čia, aš ateičiau čia gatvėje pasijam, pasibaigtų visi smagumai, jeigu džiaugias, kad kibokso taisyklėm sutikam. Tai aš jiems sakiau, einam, jeigu tu čia nori mane gatvėje laužyti, einam MMA taisyklėm, aš to duosiu 3 štukas vien dėl to, kad jeigu laikysi pirmą raundą, nes aš žinau, kad pirmam raundui aš išsamėtyčiau gatvėje, suplėšyčiau, ką jis tik neka, vaikas čia hujelinės emocijos pagavęs, aš jam vis dėliojau internete, kad negalima čia emocijos tai pagauti, taip toliau aš ir dėlioju. Ir jis jau mane ignoruoja, čia mano treneris pasakė, nebekalbėk su jo, jis jau taip psichologiškai sulaužė. Paskui iš vis bus sunku nebeis užmygti, gal jau ir dabar nebeina užmygti. Bet čia, nu, tu ir pats kartais su ta neigiama emocija, tarkim, mes pradėjom pokalbį, tu iš karto iš pradžio taip užsiblokuoji ir tik po to pradedi linksmiau šnekėti, atsiveri. Tai Edvinas lygiai taip pat, ne? Pakarto klausimą, prašau. Sakau, tu irgi pradžio pokalbio, tarkim, labai piktai pradėjai, toks visas iš karto užsiblokavęs, įsivaizduoju, kad mes čia tave heitinam dar kažką, tik paskui pabiškai atsiveri. Tai Edvinas irgi. Klausimas buvo toks nesąmoningas klausimas. Geras klausimas buvo, žinai. Kodėl pas tave nosis tokia didelė? Ateisiu pas tave kodėl tave tokia didelė nosis, pažiūrėk, kokias su čia koinės susidėjęs. Nu tai palauk, tu mano tokia nosis, pas mane tokia. Palauk, kas prie Vikšraičio nosies kabinosi, aš ar tu? Klausimas buvo, žinai. Aš prie Vikšraičio nosies kabinausi ar tu? Kas prie Vikšraičio nosies kabinosi? Jeigu čia kalba tas, aš nematau, ką čia kalba, jeigu čia kalba tas naujas komentatorius, tai čia nieko naujo, žinai, nes jisai aš jau mačiau mane heitina 3 metai, atgal aš jau mačiau, kad jis mano žinutėse jau nuo senai, aš kažkur interviu duodavau, rašo apie manęs nesąmonę, ką čia imat iš jo interviu, ką čia hojo majo, čia nesąmonės, tai šneka, klaunas hojo majo. Tai aš žinau, kad jisai heiteris jau nuo senų laikų ir tiesiog, jeigu nebūtų čia Beno ar kažko kito, aš jo net nekalbėčiau, man net nėra su jo ką kalbėti, bet šitai gavosi, tai džiaugtis, kad atsakiau viską labai gražiai, dar palyginus kokiais klausimais atėjai pas mane. Okay. Gerai, Dominikai, šiaip tai mes prieš tai tave gyrėm ir norim pagirti dabar už tai, kad konferencijoje tu pasirodė gerai ir aš sutinku su to, kad kovinis sportas yra ne tik tai stringė, jis yra ir už jo, ir kad jisai kiltų, reikia ir kalbėti. Ir tu teisus, ne vis laik tą žmonės supras, kai kurie komentuos ant emocijų ir sakys, tai linkiu stiprybės išlaikyti savo tikslus ir juos siekti. Ir maladės labai, kad gerai pasiruošė tiem pokalbėm. Nes Lietuvoje trūksta šito labai. Dėkui, vyrukai, labai, kad pasikvietėt. Gražios dienos, kol kas. Sėkmės tau šeštadienį, pasimatysim. Iki. Sveikas, Edvinai, girdimus? Sveikas, taip, girdžiu. Labas. Sorry, tu mūsų dabar nematysim, bet mes tai matom puikiai. Kaip laikais? Okay. Gerai, viskas puikiai, ruošiamės, šiaip jau nesiruošiam, pasiruošimas baigėsi, tai ruošiamės kovai ir viskas gerai. Dabar jau pasiruošimas baigtas, liko tik pasiruošti galvą, ne? Taip, žinoma. Tai dėl to ir netrašinėjai Dirkščiui, nes mes kalbėjom prieš tai su juo, sakė, kad netrašai jam, tai nereikia veltis. Netrašau, dabar nusprendžiu visą savaitę prieš kovą palikti jį ramybėj, nerašyti, ne jam, kad jis man rašytų, tai dabar nesusirašinėjame su juo. Čia kažkas pamokė taip psichologiškai elgtis, ar pats sumastai, kad geriau nesušvaistyti energijos? Ne, šiaip pats sumašiau, kad mažiau ten reikia veltis jo kalbas, ten jo tas nesąmonės, tai man tai paprasčiau ir geriau bus. Žiūrėk, o šitą kovą žiūri tik iš sportinės pusės, ar yra toksai kažkoks piktis gal ir daugiau? Ne, šiaip jokio pykčio nėra, su šaltu protu žiūriu į šitą kovą, šiaip jokio pykčio ant jo nėra. Šiaip realiai tarp tavęs ir jo kažkokio bifo apskritai nėra, buvo, nu ten okei, jisai pradžioje pakalbėjo apie Spartos, kad su visais nori kovoti, bet nu tai nėra kažkokio asmeniškumo visiškai realiai, ne? Nu, šiaip tai nepasakyčiau, kad ten kažkas. Jis daugiau ant Vikšraičio ir ant Avlasevičiaus vos, ne, ant Vikšraičio daugiausiai skurdau. Ant visų jis ten pradėjo stumti, sakė, kad jeigu pralaimės nors vienam spartiečiui, tai baigs karjerą, tai pažiūrėsime, ar jis baigs tą karjerą. Tai va. Kaip šiaip, vis tiek eisim, dabar Narauskas eidavo prieš Dirkstį su tokiu geriečio statusu, Dirkstys turi tą blogiuko įvaizdį, nėra, kad šitas biški spaudimo daugiau prideda prieš kovą, tarkim, nes, faktas, kad nors kovosi ne Kaune, ne Vilniuje, ne, tarkim, ne savo mieste, bet faktas, kad visa arena bus už tave, nėra tos baimės nuviltas auditorijos, nes, pats matai, kiek Narauską, tarkim, palaikydavo, net Ispaną palaikė prieš Dirkstį Kaune. Taip. Ne, tai šiaip visada yra to spaudimo prieš kovą, nesvarbu, ar tai būtų ten Dirkstys, ar tai ten dar kažkas, visada yra to spaudimo. Čia aišku bus dar daugiau jo, tai jo, žinoma, kad jaučiu, bet bandysiu su to susitvarkyti. Čia man labai įdomus klausimas, koks dabar tavo ūgis yra, nes tu pastoviai pasakai vis kitokį ir tu vis augi. Spėjai dar paaugti nuo kovos, nes 1,96 buvo paskutiniu metu, ne? Dabar 1,96, taip. Okay. Taip. Ir minėjai, kad norėtum iki 2 metrų dar paaugti, ne? Iš viso būtų... O kiek tau pat? 20 ar 19 tau kiek? 20. 20 metų, tu dar realiai iki 2,5 augsi, tai iki 1,98 kokių, tai manau, kad gali, tikrai.
Jo, tikrai galėčiau. Šiaip kalbėjausi su žmonėm, kurie, tarkim, daugiau biškai supranta kovinį sportą ir mane įvardino, kad didžiausias tavo minusas šitoj kovoje gali būti didelių kovų trūkumas. Kaip pats tai į tokią mintį reaguoja? Tarkim, Dirkstys vis tiek jis jau turėjęs Žalgirio arenai daugiau, tu irgi turėjai Žalgirio areną, bet turėjęs daugiau tų didelių kovų, daugiau galbūt kažkiek rimtesnių varžovų. Kaip pats žiūri šitą? Šiaip tai jie taip kalba, nes jie nematė mano kovų mėgėjusi, nes esu nemažai prasivedęs kovų ir mėgėjų ringė. Mėgėjų ringas tai yra niekam nematomas, ten yra be žiūrovų, šiaip yra, bet ten jų labai mažai. Mėgėjų ringai būna kažkur užsienį, tai lietuviai nemato tų kovų, bet šiaip tai turėjęs aš nemažai tų mėgėjų kovų, turėjęs gerų kovotojų, taip pat sukovojęs su tokiu, jeigu žinot, gal Pavel Voronin, tai su juo taip pat kovojo Sergejus Mostobojevas. Tai esu turėjęs tų gerų varžovų, tai nepasakyčiau, kad ten nelabai jau ten turėjęs tų kovų sunkių. Šiaip dar daug kas, vis tiek apie Dirkstį yra daug tų visokių nuomonių, heitina daug kas ir taip toliau, bet kaip kovotojas, šiaip yra žiauriai nepatogus. Tarkim, jis dirba pirmu numeriu, dirba antru, atakas pradeda labai įvairiai. Kaip vyksta pasiruošimas, tarkim, iš taktinės pusės prieš tokį Dominiką? Daug žiūrite kovų? Šiaip tai, kai kovotojas, tai jisai yra tikrai geras kovotojas, jisai jaučia atstumą, jisai stipriai muša, matėm prieš Narauską, ten nebuvo, kad ten laimėjo, ten Narauskas ten į vienus vartus, šiaip gerai sukovoja, gera kova, tai dėl to mes ir ruošime šiai kovai ypač kitaip, dabar nesakysiu gal kaip, bet ruošimės trupučiuką kitaip, jo taip pat man specialiai parinko treneris aukštus varžovus, kad labiau prisitaikyt prie to Dominiko. Tai va, tai jo, žinau, taip. O kas yra tavo partneriai šiuo metu sparingų? Be Sergejaus? Tai šiuo metu yra tik Sergejus, bet buvo toks Modestas Jotpusis. Gal matėt, jis irgi kovojo su Utmoj. Tai va, tai jis buvo vienu metu, o šiaip tai pagrindė Sergejus. Sergejus irgi yra gan aukštas, tai man su juo labai patogu. O kaip manai, kiek tu duoda pranašumą tai, kad tu esi Sergejaus sparingų partneris? Kiek tu duoda šitai advantage'o prieš kitus kovotojus? Šiaip pranašumas galbūt tame, kad stovint su Sergejumi, ta prasme, vis tiek, jeigu tu gauni smūgis nuo Sergejaus, po to, jeigu dar kovoti su to pačiu Dominiku, tai tu, vis tiek nieko naujo kaip ir nepajausi, nes vis tiek Sergejus labai stipriai ir Dominikas tikrai kažko man ten įspūdingo neparodys. Tai va. Dar man toks įspūdis, tarkim, einant nuo pačios kovos, daug Utmoj to treštoko, daug tos užklasinės, kaip sakant, veiklos, bet man taip atrodo, kad tu ten nesijauti, kaip sakant, kaip žuvis vandenyje, kaip priklys. Vandeninė tau labai geriau ringia nei spaudos konferencijoje, ne? Taip. Mažiau galbūt daugiau darbų, ne? Taip, man mažiau kalbų, daugiau darbų ir mažiau plėpėti, daugiau daryti. Bet šiaip tai vis tiek, jeigu bus iš tam kovotojų pasaulio reikia, žinai, ir kalbėti, ir daryti šiaip. Mokysies irgi, žinai, su laiku. Bet šiaip Edvinas yra toks tikras spartėdis, ne klubos spartėdis, bet šiaip spartėdis. Sparta. Jis toks mažai šneka. Į termopilų mūšį varysė, taip persų žudyti. Mes Dominikui siūlėm su Baby Shark gabalu išėjai, tu jau susigalvojai kokį gabaliuką išėjimą. Ne, gabalą tai sugalvojau, bet ne Baby Shark. Ne Baby Shark. Tau sakė siūlė, tau Markas siūlė, ne? Blecha nemačiau net. Gal nemačiau. Matai, kaip Lebronas Džeimsas atsiribojęs nuo atstinklų. Jo, dabar nežiūrėjau. Teisingai, šiaip iš tikrųjų aš tai šitą labai palaikau, kad tas atsiribojimas ir prieš kovą nesišvaistimas į kairę ir į dešinę. Man patinka pats požiūris. Su kuo šiaip dar iš Utmos norėtum sukovoti? Tarkim, Dirkstys dabar, čia gal ne viena, gal sakant, kaip saga bus, daugiau kažką matai, tarkim, šitam svoriui šiaip nėra, kad daug būtų konkurencijos, nes Dirkstys tas pats, kol neatėjot, jūs kovodavo su žemesnio svorio, su to pačiu Rimkenzo kovojo, su Narausku, tai matai kažką dar? Tai šiaip būtų tas pats mano sparring partneris Modestas Jotpusis, tai su juo taip pat būtų įdomu sukovoti, šiaip geras, mes su juo kovojom kažkada mėgėjusią, aš esu laimėjęs prieš šį taškais, tai su juo būtų labai įdomu sukovoti pagal profus, su kom čia dar. Ir viskas, kol kas liutukas, po to jau pažiūrėsim gal. Aš dar tokią mintį iškėliau, čia gal kažkiek įžeisdamas jaunąją kartą, kad Gaižauskas ateina ir man žiauriai gaila, kad su to jaunimu Gaižauskas nesukovoja. Norėtum su dėdė Sigitu persimest ringę? Bet koks jis svoris yra? Lemba dabar už 80 virš kovos, man atrodo, bijau, tuoj pasižiūrėsim, galim tiksliai. Bet jis netoli tas svoris, man atrodo. Matai, bet jis... Muay Thai. Dabar 7-5, bet jis apie 80 kovodavo anksčiau tikrai. Tai man čia būtų... Labai sunku. 1,96 m. Jo.
Man čia būtų be šansų su juo sukovoti. Nebent mes 10 kg. Šiek paskutinis klausimas. Jeigu taip atsitiktų, kad nukautotum Dirkstę, tai kaip reaguotum taip ramiai, taip, ar taip, rėktum ten per visą areną, kaip manai, kaip būtų? Nu, manau, kad pažiūrėsim, kaip ten bus šeštadienį. Kaip bus. Kaip bus, pažiūrėsim, kaip bus. Kaip ten bus. O bus gerai. O bus gerai, aš irgi tikiu ir to linkiu, tai sėkmės. Ir ačiū labai, kad radai laiko mums. Ačiū tau labai. Gerai, ačiū. Taip pat. Iki. Dar sakom, padarysim visų kovų prognozes ir pažiūrėsim, kas daugiausiai atspės. Bet eisim per visas ir už pagrindinės vakaro kovas duodam 2 taškus per sekmadienį, man atrodo, sėsim dar kartą pasikalbėsim tada. Tai pradedam nuo Averlingis Vikingas prieš Perednį iš Titano. Muay Thai taisyklė 71 kg. Jeigu atvirai aš esu matęs po vieną kartą, tai visiškai neįsivaizduoju man jie abu, aš net nelabai atsimenu jų kovas, kiek aš žiūrėjau. Tai, nežinau, aš tada, man Perednio pavardė. Nežinau. Jo, šiaip žiūrėkit, nevaidinam, tarkim, jeigu nežinot ten apie kažkokius klubus, aš ten neduosiu klubų, aš duosiu Titanų iš visų. Aš apie Perednį kažkiek daugiau žinau, nenoriu nusivertinti irgi Averlingą, tai aš su Peredniu irgi einu, bet čia nėra. Visi sutampa taip pat. Jo, šiaip bet tikrai čia nėra ekspertinės įžvalgos. Jo, čia yra charakteris, aš tik žinau apie Perednio charakteris, kad yra labai rimtas. Kita va, biškiau įdomesnė. Nu, tai irgi gerai, bet turiu omeny, kad gal daugiau šiek tiek žinome, tai Stupakas iš Oco, iš to pačio, kur Rimkenzo ir Justinas Gedminas. Tai Gedminas Utmoje pirmą kartą kovos. Jis MMA kovotojas ir aš pažiūrėjau. Jo, jis yra MMA pirmas dalykas. Teko man su juo paminėti truputį, tai fainas bičias labai, bet... Stupakas tai buvo, man rodos, net gerą kovą turėjo, jis tada, kai mes buvom kartu. Tai jis dabar irgi turėjo praeitoj. Jo. O jis ir praeitą laimėjo? Justinas, nebent aš spėčiau, iš kojos gali, nes jis pasikojęs labai geras yra. Tai... Ir kaip pasimamai kovotų, ir šiaip tai jis gali iš kojos nustebinti. Aš spėjau, kad Stupakas su Tupako gavo lašyks. Ne, mes tada prikolinam, kad čia praradimas yra, kad ne su Tupako. Ja, bet, šiaip, tipo, šitose taisyklėse tai Stupakas. Čia... Aš su Stupaku irgi, ta prasme. Sėm, sutampa vėl. Nes... Gatvėj imčiau Justiną. Taip, MMA kovotojas. Seniai gatvėj, tai čia girdėjai, ką sakė Dirkstys. Sako, būčiau įdomu, šiaip būtų gatvės kovos irgi. Tada Italas Savinas prieš Jotpušį, tai apie Jotpušį, kiek pasidomėjau, tekę matyti ir biškai treniruojantis, jis šiaip labai gerų duomenų. Labai aukštas, labai ilgos rankos, tai irgi turėtų gana gerą. Šalkovskis irgi sakė, su jo aš paringavęsis, tai šiaip Jotpušis gali būti atradimas. Aukštas, ne, irgi, nes 9-1 tai turėtų. O apie Italą nieko nežiūrėjot, ne? Kažką bandžiau, bet nelabai yra. Tai viskas aišku. Tada kaip ir viskas aišku. Seniai gerai laikai, kai mes atvežai. Ne, nemanau, kad mes sunku. Ne, bet čia žiūrėk, aš tik noriu pasakyti, kad čia ir tasai, kad čia ir tuo Jotpušė yra debiutinio kova. Kad Italas atvežtas, tai nemanau, kad jis kažkoks bilenkoks. Bet sakau, pažiūrėjau, Svetkovičius tai buvo... Jasūnui atvežė gerą. Jasūnas dabar kur prapylė, tai buvo Svetkovičius. Nustebino, tikrai ta pasme. O kaip jums tas, pažiūrėjau, Ispanas, tai buvo Maslobojeva, ne? Atvarė bičias, žinojo, Maslobojevui su Varžovą yra žiauriai. Bet jis visai dar neblogai atstovėjo. Tai jo tikslas buvo atstovėti. Jo, ir atstovėjo. Jis šiaip yra kategorija žemesnis. O pala, buvo geras Albanas, ar ne? Ne, Albanas. Ar Serbas? Ne, Albanas buvo mėsai, jo, Serbas geras. Serbas buvo. Tai laimėjo jis, ar ne? Serbas laimėjo. Prieš Jasūną. Jis yra vienas geriausių Lietuvos kovotojų savo kategorijai. Tai nereiškia, kad ten mes nežinom, čia to įdomu, ką ten atveš. Aš žinau, kad tikrai jie... Ratklifą važinom iš kitos kovos, jau matė Lietuvoje. Ratklifą, jo. Jo, bet aš žinau, kad tikrai nori atvežti ko geresnius. O kuris Kiaukiai kovo? Jo, jis yra Kiaukiai kovas, bet šiaip dabar... Tai vis tiek čia Jotpušę pergalėjimam galim, vis tiek čia ta pati tema, tai kad Ratcliffas irgi iš Britanijos, bet stovėsenos realiai yra kovotojas. Ratcliffas jis parterį jaučiasi blogai ir čia dabar tos taisyklės padarytos MMA, kad po 30 sekundžių tipo kels parterį, tai čia Ratcliffui toks kaip ir šansas. Aišku, Kudryšovas irgi yra stovėsenos kovotojas. Kudryšovas man jisai, kur tu žiūri, bičias galvoja, jisai tipo... Ne, jis tai gyvulys. Tu matai, čia va jisai gimė būti kovotojai. Sudėjimas fighterė. Man atrodo, jisai regbį lošia, ne prieš tai, jisai regbį žaidėjas buvo, jis toks tipo, kur tu žiūri ir galvoji. Ja, jisai tipo, bet jis irgi stovėsina. Ir realiai visi, va, taip, kaip šūliai sportuot pradeda, nori taip atrodyti. Taip įsivaizduoja, kad taip turi atrodyti bahūras. Aš jeigu imčiau apsauginį, aš norėčiau, kad taip atrodytų kaip šitos bičias. Bet palatai, žiūrėkit, mes spėjom visi lietuviai, ne prieš Italą? Jo. Tai visi lietuviai. Tai paskui tenais išsiskirs. O šito čia skirsis ar ne pas mus? Aš tai su Kudryšovai, ta prasme, vis tiek. Aš esu matęs šiek tiek įkovojantį ir tiesiog žinau kažkiek tai manau, kad jisai
Vėlgi, aš to kito nežinau beveik. Bet aš netikiu, kad tas Britas taip paims. Redcliffe'as yra po pralaimėjimų 4, man atrodo, bet šiaip irgi bičias su charakteriu, labai toks gatvės stiliaus kovotojas, labai gerai stovėsnė jaučiasi. Jis visas kovas prapildavo parterį. Dabar kai parteris 30 sekundžių, jis gali, manau, šiek tiek daugiau atstovėti, bet vis tiek sakau Drašovai. Drašovas geras. Tai pereinam tada prie Didika Naujokas. Bet čia bus įdomu. Nes Naujokas norės po to, mano manimu, neteisybių biški irgi įrodyti. Pavardės abiejų. Didika prieš Naujoką. Be šansų Naujokui, jeigu pagal pavardę. Nes, pažiūrėjau, Didika irgi pralaimėjo Karosui, po to Kato galvoju. Jo, bet ten iki to Kato labai įdomi kova šiaip. Naujoko man, aš dabar taip bandau juos vienoj nuotrauko, kaip sakant, įsivaizduoti, man Naujoko duomenys labiau patinka apskritai. Naujoko duomenys yra žiauriai geri. Aš tai važiuoju čia su Naujoku. Aš Didikai man. Aš su Naujoku irgi važiuoju. Va, išsiskiria. Nes aš tai važiuoju dėl to, kad bus tada, man rodos, kad laimės Naujokas ir tada gražiai išsilygins. 3-3 visiems bus. Abiems. Didika Salkūnėm gerai pasidarbos. Kiek teko matyti. Jo, jis Muay-Thai. Taip. Prakirs galbūt gerai irgi. Naujokas Muay-Thai yra. Tada važiuojam. Abu geri. Gaižauskas ir Leontėvas. Čia jau faktas, kad su Gaižausku. Leontėvas, čia mes mažai apie jį kalbam, bet čia irgi labai įdomus debiutas. Timėjais dafiga kovų Tailandė prasvedęs, labai vėlai pradėjęs sportuoti. Bet jisai boksą sportavo prieš tai. Jo, bet tai jis Tailandė dabar tikrai yra visiškas Muay-Thai atstovas dabar. Taip, bet aš turiu minį, kad jis nebuvo, kad jis vėlai pradėjo kovinį sportą. Boksą buvo. Jo, bet vis tiek yra niuansai. Taip, jeigu ten visi prasportuoja boksą ir patatiniai Muay-Thai, tai vis tiek tau sunku, žinai, yra. Aš dar bandžiau pasidomėti, ar jie nėra kovoję anksčiau, tai ne, nes vis vėlai pradėjo, kaip paskui Leontėvas atrodytų ta pati karta su Gaižausku, bet pasirodo, kad nesusidūrė. Ir pirma kova, ir gaila, aišku, kad Gaižausko atsisveikinimas, aš įsivaizduoju, kad labai reiktų, kad tos Remytė pasikurtų, ta prasme, aš labai noriu geros atmosferos prieš tą kovą. Būtų labai keista, jeigu pralaimėtų Gaižausko, ta prasme, būtų gal net gaila. Bet čia, žiūrėkit, irgi yra Vilnius Kaunas, ne, tipo, Pašo toks yra, vis tiek ten daugiau su hipsteriais, toks, šiaip iš savęs toks yra labiau meniškas, žinai, Gaižauskas yra Kauno. Bet šiaip tas Hooked klubas, aš pasižiūriu į Trefkės storius, nublemai ten koviniai, man tas įvaizdėlis. Kur čia jų ta salė yra, tipo, Kablio, aš tai norėjau sakyti, kad... Bet šiaip jų, tipo, žinai, apranga visą jo bendravimas, jisai toks yra, žinai, vis tiek Vilnietis. Šiaip labai gerai kalbantis dar, bet čia reikia atkreipdėmėsi. Nes Vilnietis. Čia Vilniečiai tik pizdėlinti ir moka. Čia aš juokais, aišku, bet čia įdomu, ką jūs įma, jūs kibėnai į viršų mikrofoną galėjo. Aš timu Gaižauską, nes, tipo, irgi, kiek iš tavęs esu girdėjęs apie jį daugiausiai, tai ir jisai vizualiai atrodo, man, aš nesu ekspertas, bet jis atrodo vizualiai. Šiaip, ta prasme, tai yra mano galva, pagal Muay-Thai taisyklės, jis, ta prasme, grynas Muay-Thaistas. Muay-Thaisto pavyzdys, Danila, tarkim, irgi yra Muay-Thai, visiškas kovotojas, bet jo sudėjimas yra kickboxingas, yra muštukas irgi daugiau už savęs. Bet ką Gaižauskas... Krepšinio komentatorius supranti, ne? Tai ką aš krepšinio komentarus rašinėjau, apie... Čia viskas, jeigu jau pasirinkai kažką vieną, tai vieną ar turi daryti visą gyvenimą. Tai baigiant... Dar įdomus momentas, susirašiau su Vaidu Valančium prieš šitą mūsų podcastą, čia yra treneriukas ir aš taip užmečiau, gal Vaidai pats kada žengsi ir neatmetė šitos jisai galimybės. Aš falauju, jeigu sportuoja aktyviai. Jo, tai žinai, šitokie kovotojai, jie nenumeta to sporto, jie gyvena to sporto, jis dirba treneriu, bet jis šalia to paties ir sportuoja pats, tai toks Vaidas irgi savo pikenų, jis buvo žiauriai geras, ta prasme mes, jeigu pamatytumėm jo dabar sugrįžimą, tai būtų labai panašu kaip Gaižauskas kažkas tokio. Šiaip realiai jie porą metų, ne porą, kaip 5 metai nepataikė šitą visą bumą. Taip. Tai aš kaip suprantu, jūs važiuojate su Gaižausko, buvo. Ja. Davai, aš dėl įdomumo paimsiu Leontėvą. Nes šiaip aš irgi galvočiau, kad turėtų, bet paimsiu dėl įdomumo, kad būtų įdomiau biškai. Leontėvą. Gerai, Pultoražinskas ir Rimkenzo. Aš iš karto. Čia taip sunku man. Ne, aš tai su Rimkenzui. Vien dėl pagrindinė priežastis, kad Pultoražinskas nesiruošė šitai kovai, jį pakvietė, žinai, labai staigiai. Bet jis sakė, bet žiūrėk, ar tikrai galioja dabar Tautvi šitas, taip kaip ką tik buvo tas. Jo, bet tai va tas ir yra, kad po turnyro labai atleidė, aš įsivaizduoju bent porą savaitėlių, paskui vėl įeiti į formą. Aš nežinau, aš galvoju, kad čia Rimkui didelis pranašumas. Šiaip Rimkui dabar reikia laimėti irgi. Jo, tai kaip ir Dirkščiui. Kaip ir Dirkščiui, taip ir Rimkui reikia pergalės, bet kokią atveju. Rimkui aišku, kad reikia, bet įdomu, kaip čia bus. Nežinau, tikrai, neįsivaizduoju. Aišku,
Tai surimkum to nevažiuoji. Man tai čia Jo, tokios, jeigu, aš nežinau, man čia lygi kova, aš nežinau, spėčiau lygi kova visiškai. Stilius šiaip realiai tai jų gana skirtingas, Pultaražinskas jis yra toks visiškas. Taip, Pultas prieš tai kovoja prieš... Matas automatas. Prieš Avlasevičių. Prieš Raimį, jo, taip, ir prieš Raimį, nu jisai... Jis dabar po 4, man atrodo, pralaimėjimų pareina. Tai... Ne, tai pasirodė, kad tam biškis Marvės pritrūko, vienoje kažkaip ar ko. Tai vad jo ir Narausko stilius, mano galva, yra gana panašus, jie pradeda labai staigiai, atiduoda Max ir tada... Tai šiaip Dirkstys, vad irgi tą kovą vedė, jisai gana protingai pirmą raundą tarsi ir atiduodamas, bet ir paskui tipo tikėdamas, kad nors tą patį daryti su Pultaražinsku gali Rimkenza. Tipo, pirmą raundą, tarkim, jeigu reikėtų kovos eigą net prognozuoti, Pultaražinskas pasima pirmą raundą, antrą, trečią pasima Rimkenza. Tai... Gerai čia. Nu tai gerai, aš tai Rimkenzo, okei. Aš tik sumešiau mane tai labiau, bet... Ant Rimkos? Jo. Ne, bet aš statau, kad Rimkenza vėl bus geriausias išėjimo gabalas. Nu tai čia, man ras, labai sunku, taip, jis ką moka, tą moka. Bet matys, net ir čia galvoja, tipo, galvojau, čia bus sunku, ne tai, kad kovai bus sunku pasiruošti, taip, aš galvojau, čia bet sunku bus tą galvą sugalvo, bet va, tipo, bet jie sėdi, ir gavos, va. Jam tas smagiau yra, nes aš, pažiūrėjau, aš nenorėčiau kovoti, bet aš išeiti norėčiau tikrai, taip, su savo dainykė. Į tai įdeda širdies tikrai daugiausiai, faktas, kad jam čia rūpi belė kaip. Bet tai tas irgi yra gerai, bet aš galvoju, nes kaip ir visur gyvenime, tas, nu, tie pašaliniai dalykai truputį trukdo. Čia žinai kaip tas klasikinis, kur mes kalbam, vat, komikai, kuriai, tu sugalvoji kažkokią gerą idėją ir tu pradedi pasakoti visiems. Ir sakai, taip pat ten vat sugalvotų visi, čia gera idėja, liuks ir tu gauni tokio dopamino, pasimėgavimo iš to, kad tave kiti giria ir tu net nebedarai. Tu taip ir lieki, ta idėja lieka kažkur, tu nepradedi daryti. Tai man atrodo, kad šiek tiek su tais išėjimais irgi yra, kad taip pavagalvoju, va, išeisiu aš kitai, taip čia bus gera daina, taip pat nusifilmuos geri video ir tada taip lieka daug mažiau to atsidavimo kovai, žinai, kur ten tu nori padaryti. Vėlgi, aš nesakau, kad... Rimkenzai kažkuria kova išėjo, man atrodo, pamiršęs ar bandažą, kad bėgo atgal pasimnu, tai vat, iškai parodo, kad jį blaško, šie dalykai galima, žinai, šnekėti, vieną yra šnekėti, kitas realybė. Ir aš manau, kad jie visi, taip pat kovotojai, kurie dabar gal labiau deda akcentus ten, ar tai kalbėjimuose, pres konfus ar išėjimai, kad jie praėjus kuriam laikui, jie patys tai pripažins, kad jeigu mes jų paklausim po 3, 4, 5 metų, jie sakys, jo, tai buvo, tikrai, ir dabar yra visiškai kitaip, aš supratau, kas yra, žinai. Tai čia aš taip manau, bet pažiūrėsim, kaip bus. Gal ir toliau viskas taip važiuos. Taip, palauk. Tai gerai, jūs einat su Rimkum. Aš vėl taip, kad būtų šiek tiek įdomiau, taip pasiėmiau Pultaražinską, nes kaip ir sakei, čia tokia pam kova, tai gali būti visai ir tegul būna tarp mūsų čia kažkokia intrigelė. Tik nesusitarėm iš ko čia mes, taip, kas ką daro. Atsinešiu bokso pirštinę į kitą ir tas, kuris laimės abiem padėka. Ble, jeigu tautis laimės nesažininkai. Ne, bet iš krepšinio komentatorius. Davai, bet aš tai, tebūnė. Antrą vietą užėmė, tai pirmą vietą užėmęs abiem, antrą vietą užėmęs tik trečią vietą užėmęs. Tik benai. Aš taip ir parodžiau antrą vietą. Ir jūs imat viską logiškai, aš dėl įdomumo. Ir dėl įdomumo paaišė, žinai, čia, ne, šiaip šitas kovas kelias tikrai pam. Arba ne, išlygina, mums reikia pasikvieti kokį kovotoją, kad visiems tiesiog. Nesvarbu laimėti. Dirkščio komentarą, dirkščio neįmam, nes man tikrai gera. Turėtų progą pagaliau. Arba tu davai Roškis tautvidį, kaip ir jis metus atsiduok Roškis ir paim Dirkstį. Blemba, tai kaip, žinai, kame bėda, kad aš jau ir taip sportuoju. Ne, bet tu vareikti Baltarusijoje stovkį. Su meškom, grūndis. Mes kažkada siūlėm, irgi buvom vienam renginį ir buvo Egis Kavaliauskas atvaręs papakusai, žinai, ir turėjom irgi vieną idėją žaidimui, bet jis toks susigundė. Sako, gal geriau nedarysiu, sako. Tipo, nes, žinai, kuris ten gali... Čia realiai šalto ginklo panaudojimas jaučiu yra. Ta rankaučių kiauris įrystų man ten. Dar nebuvo pirštinių dar tenais, tai... Sako, ne, be pirštinės tai netipa. Nebent po tokią pliauską, bet ir tai žopa būtų. Gerai, ką toliau važiuojam? Avlasevičius Narauskas. Jo, Avlasevičius. Aš jau daug kažką. Aš tai jo, aš iš karto aš jau pasakiau viską pradžioje, aš su Raimiu. Nu ką, to gali sakyti kitaip dabar. Jo, Belė. Tim Belė. Nu, blemba, žinai, kas yra, aš tipo... Irgi dėl įdomumo, bet aš tikiu, kad Narauskas užtaikys tą vieną savo
O ne? Aš tikiu, kad tą vieną... Ir tai, bet tada tu realiai spėjai ne tik, kad Narauskas laimės, bet tu spėjai, kad tipo, pirmam arba antram raunde Aš spėčiau, kad antram raunde, čia toks visiškai irgi, tiesiog gut feeling, kad antram raunde gali būti netgi... Nokautas. Okay. Čia aš net irgi kovos eiga tą pačią, kas su Pultoražinskas su Rimku, vėl Narauskas pradėjo. Tai net Pultoražinskas prieš Vlasevičių. Bet čia bus dvi išėlės geros kovos. Tipo, pirmas raundas, spaudimas ir taip toliau. Čia bus bilenkai dvi išėlės geros kovos. Tai čia bus labai panašiai. Reikia būti nuėjus į tūliką, reikia būti viską pasiruošus, kad čia nepraleisti. Blemba, bet prieš tai Gaižauskas, tai čia iš vis į tualetą. Gaižauskas. Jo, realiai, čia ilgai nemišė. Nu tai ne, čia nei per vieną kovą nesinorės būti tūlikė, bet ten kažkuria viena, jeigu pavėluosi. Pertrauka bus. Jo, tai vat prieš Vlasevičių ir Narauską bus pertrauka, man atrodo. Gerai, Karosas prieš Kalašiūną. Kalasiūną. Va dabar tu padarai klaidą. O dabar už šitai tu padarai klaidą, lyderė. Atsiprašau labai, blėt. Šiaip aš truputį pasidomėjau apie, kai pirmą kartą laimėjo Kalasiūnas prieš Karosą. Galvoju, kas čia per kažkoks naunėminis bičias, nes niekas irgi nežinojo, kas nesidomi sportu, giliai kovinių. Bet jis bičias pasirodė, jis ten užsienį kovojęs labai daug yra, jisai turi ten daug kovų, kuris ten kažkur Skandinavijai, man atrodo. Man tai pristatė, hebrytė, taip aš kai... Kad jisai ten labai, jis ten čempionas, man atrodo, ar Norvegijos ten... Nepasakysiu, čempionas, jisai ten... Bijau nusišnekėti, bet man atrodo, kad jisai kažkur kitoje šalyje, apšiai ten sportavo ir buvo čempionas ir... Norvegijos čempionų tai nėra sudėtinga tapti, jaučiu tautis taptų, jeigu norėtų kautis. Vargu. Aš juokauju. Šiaip Karosas apskritai man vienas iš, vėl mes kalbėjom daug apie personažus, vėl kita spalva Utmai, kokių labai reikia. Tarkim, jo kova su Danila, man žiauriai, pavyzdžiui, gražiai buvo, tas jo apsikabinimai po to, kur ta pagarba vienas kitam. Blemba, man šito biški trūksta, tarp kito jaunimo, kur tipo ta, kai mes atsikovojam, kaip vyksta per šparingus, tarkim, net savam klube, tu su draugais atsikapoji ir paskui apsikabini žvengi. Tai man kartais šitų pritrūksta, šito Karosas šitą labai gerai turi. Kalasiūnas irgi viskas. Man tai Karosas MVP yra, iš tikrųjų, aš Karosą labai mėgstu nuo pat pradžių. Aš jį pamačiau, mes... Nes tiltą žiūrėjai kaip statė? Ne, nežiūrėjau, iš tikrųjų, nežiūrėjau to, bet žinau, kad dalyvavo tam projekte, bet jisai buvo su Rimkaus draugelis ir mes ten labai senai irgi 4 gal metus ar 5 mes norėjom daryti tokį projekčiuką su Rimkum, filmą tokį sukti ir jisai buvo tame ir jis atvarė su Vytu. Kaip atrodytų tavo ir Rimkenzo filmas? Ten aš buvau writeris, bet ten buvo šiaip gera idėja, bet čia gal kitą kartą galėsime apie tai pakalbėti, prisiminti, nes ten buvo padaryti pirmą lietuvišką bajevyką, kur kaip būna kung fu vis ir taip toliau, mes netgi turim sceną nusifilmavę, kur tu žinai Aurimą Krukauską. Rimkus atvarė į klubą tenais ir tasai bandana, bičiukas, filmmakeris, moviemakeris, jisai filmavo ir atkūrinėjo iš Matricos tą sceną treniruočio, kur tipo, ir jie ten malas, atkūrinėjo judesių senį ir ten mes, gaila, kad ten aišku, tada Rimkus padarė tą nokautą, čia kaip per karantinus visus buvo Alytui, vyko KOK ir jis nukautavo Lenką, man rodos, iš kojos prajungė. Ir tada viskas užsisuko Rimkui ir jis nebeturėjo laiko, žinai, ir mes nepradėjom, nes ten, žinok, ten idėja buvo žiauriai. Su ko reikėtų, tai mes tokią sceną, tai su Aurimu. Jo, jis labai tiko scenį, jis labai tiko ir tipo rodo, ir tai su Rimku malas, nėra tokio lietuviško, kad būtų. Salto po to, arba ten Kulberčias. Ne, ten viską griežtai atkūrėm pagal tai, kaip ten filme buvo, kaip Matricoje mušėsi. Taip, ir jie tiesiog atkartojo tos judesius, pažiūrėt, kaip atrodo vizualiai ir žiauriai gerai atrodo. Ir ta prasme, ten ta filmo idėja buvo gera, tokią su Rimkum padaryti. Ir aš manau, kad dar mes kažką padarysime. Sambo kovotis, kur... Žinau, man atrodo, bet... Kur kvietė tą Lauriną Matonį. Jo, Kietas, jisai mano, iš mano, tipo, rajono bičiukas, pažįstamas iš senų jaunų dienų, tipo, jisai kaip fighteris, tai yra man vienas kečiausių apsuritai. Kur savo smūgius išradinėja. Savo smūgius išradinėja, tipo, kirvukus, tipo, gyvatės įkandimai, tipo, ten eina. Jisai netranko pjausto. Bam, kietas, tikrai. Bet man Karosas, sakau, nuo tada labai patinka kaip bičias, po to jisai kaip tobulėja kiekvieną kovą, kai aš žiūriu, kiekvieną kovą jis atrodo man patobulėjęs. Šiaip tvarkingai labai dėstojus tas mintis. Ir val gražiai Utma pasisakė, kad hebra, nepamirškime apie ką viskas yra, apie sportą, va, žinai, taip, ir jisai toks, matus, kad jam tikrai yra tasai daugiau nei snukėdų. Bet nepamirškim, kad čia yra, tipo, kad reikia abiejų stovyklų. Turime, reikia ir tų gerųjų ir blogųjų. Ne, taip. Ir net aš girdėjau tą nuomonę, kad tarkim Karosas, jis, tarkim Danilo, jis yra, žiauriai geras kovotojas, bet Karosas jau po truputį ir iš Karoso net kovos metu buvo biškai per daug pagarbos Danilai. Kad, tipo, Danila, visiems
kauniečiam yra nu Maks autoritetas, kad realiai- domisi. Ir Karosas, nu tipo, nu to autoriteto biški per daug, gal ir prisibijojo. Jis pats minėjo, kad kojas jungia tik trečiam raundė. Čia svarbus momentas, šiaip yra iš tikrųjų, nes jeigu tu nori lipti, tu turi lipti per Tu turi autoritetus. gerbti, bet lipti. Čia tas balansas išlaikyti. Tai tas yra svarbu, bet aš manau, kad jis irgi yra pakankamai jaunas kovotojas, Vitas, ir kad šitie dalykai jam ateina ir kad jaunystė įrodytų. Pagal Muay vėl kovos, tai vat, yra viskas normaliai. Jis kovojo pagal kickboksą praeitą. Aš einu su Karos. Kalasūnas? Ne, Kalasūnas su Karosu kovoja pagal... Praeitą jautimėjai kovojo pagal kickboksą Karosas. Bet tarpusavį jų kova buvo tarp Muay Thai. Tai žodžiu, aš varau su Karosu, kaip jūs. Aš norėčiau, kad būtų revanšas, vien dėl to, kad būtų trečia kova po to. Nu, tipo, trečia, nes jeigu laimės Kalasūnas vėl, tai ko gero... Ir užsidaro šitas langas, taip. Ilgai. Kaip yra jo. Aš su Karosu. Aš noriu... Nors... Čia irgi, čia viena sunkiausia, kur apsispręs man iš tikrųjų, bet... Nes Kalasūnas... Nu, okei, blemba, davai, aš tada imu Kalasūną irgi. Nu, davai. Nes jisai... Įdomu tada, bus įdomiau tada tikrai. Aš širdim Vitą palaikau, bet manau, kad Kalasūnas šiek tiek stipresnis yra šitoj poroj. Okay. Nice. Nu ir ką? Main. Ble, bet man tai va šita, žinokit, atrodo sunki. Man šita atrodo sunki, nes aš žinau, kaip reikia Dirkščiui laimėti. Aš su Dirkščiai, nu, ta prasme, visa logika ten irgi sakytų, kad Šalkovskis, nu, taip, geresnis yra negu Narauskas. Tarkim, jeigu kovotų Šalkovskis su Narausku, aš tikrai eičiau su Šalkovskiu. Čia pirmas dalykas. Bet Dirkštys, aš jau kalbėjau apie tos jo pranašumus. Jeigu jis nesudegs psichologiškai, jis aiškina, kad jis nesudega, kad jisai nuo pirmų sekundžių viską dirba. Ne, bet žinot, matot, čia nesvarbu, ar Dirkštys, ar mes, ar bet kas, tas sudegimas psichologiškai žmogų, tu nesupranti, tu tik tais kelių metų perspektyvoje supranti iš tos dalykus. Ir aš įsivaizduoju, kad vat, Šalkovskiui tikrai bus sunku atlaikyti tą pagrindinės kovos įtampą. Jaunas bičiukas, taip, turėjęs, sako, mėgėjose daug rimtų kovų. Tai faktas, kad turėjęs ir aš net nebejoju jo gerų lygių ir taip toliau. Vien tik, kad čia, pažiūrėjau, mes kalbinam, kiti kalbina visur, čia jau yra, žinai, toksai tau, nu, Šalkovskis? Apskritai, o Dirkštys jau yra šitam biznį, kaip sakant, patyręs, jis žino, kad jo nekesta arenai, žino, kad baubs, pradeda po to rūputį su tuo geriau sutvarkyti kaip kovotojas, jis yra, nu, tai ir pats Šalkovskis sako, viskas gerai su to Dirkščiu kaip kovotojas, yra dar neparankus, mano galva, Šalkovskis, kaip savo duomenų yra nestandartinis kovotojas. Šiaip fun faktas, ne, kiek aš domėjausi, kiek aš žiūrėjau, po visokius intervus, podcastus, visą kitą, tai Dirkščio sudėjimas yra laikomas, tarkim, MMA ar geriausias koks yra, tipo, svoris, ūgis, rankų ilgis yra... Jo duomenys šitam sportui yra žinomas. Taip, realiai dauguma čempionų, ten, ir UFC yra ten 193 ūgis, 194, daug labai yra tokio vat ūgio, būtent tokio ilgio, tokio... Nu, ta prasme, tai jo sudėjimas, aišku, Šalkovskis irgi, nu čia, žinai, nėra, kad būtų per aukštas. Jie realiai abudu yra sutverti šitam, žinai. Per aukštą tai nebūna, žinai, bet dažnai, kai būna jau aukštesnis, tai tavo lėtėja judesiai, koordinacija, žinai. Bet aš tai manau, nežinau, tai su kuo einat jūs, sakykit. Su Dominiku. Tai tu sakyk, aš galvau, kad Edvinas laimės, buvau visiškai užtikrintas, bet aš pakalbėjau su Ryčiu. Mūsų pažįstamu. Ir jis sako... Kurio irgi nemėgsta Dominikas? Jo, bet... Aš su Ryčiu irgi kalbėjau. Su to fighteriu? Jo, aš mano klubą. Kur mano draugelį... Ką aš sakai? Team Gūna. Mes taip padiskutavom, kad, nu, blemba, gal ir aš, tipo, žinai, kaip buvau šiam už Edviną, tai aš dabar ir su jumis pakalbėjęs, ir su juo pakalbėjęs, ir su kitais, kad gal šiam už Dirkštį. Aš žiūrėkit, tame ir bairis yra visi, kurie, nu, tarkim, bent kažkiek sukasi tam, ar bent kažką pažįsta iš kovinio sporto, pripažįsta, kad Dirkštys kaip kovotojas, viskas su juo yra gerai, o toliau jau prasideda nemyliu dėl tos jo visos veiklos. Tarkim, jeigu vėl dar išsiplečiant šiek tiek apie jo asmenybę, man tas visas jo šou darimas, visas tas personažas, jis yra tvarkoje, tarkim, skurta komentarą, aš dabar prisiminiau, apie ką jis kalbėjo. Tai buvo po džiunglių, ta prasme, realiai vienintelis didžiausias dalykas, kuris man jo veikloje yra labiausiai nepatikęs, tai yra džiunglės. Ta prasme, kai kažkokių veikėjų kovos buvo iškeliamos kaip kovotojų kovos, ir tai yra didžiausias minusas mano galva jo visam, žinai, atsivekia, kur, tipo, nu, tu negali pateisinti to, ką jis darė ten. Man tai tik dėl to, kad jis prie Marko lenda, blėt. Vargšo Markelio, blėt, palikti ramybį reikia. O nuo ko prasidėjo bifas? Aš neįsivaizduoju, aš Marko vis klausius, man negali paaiškinti,
pasako, tu jau šį podcastą kažką pasakiau, bet mes kartu podcastus darom, aš neprisimenu, kad kažką būtų pasakęs. Dirkstis labai mėgsta, bet jis ant to, žinai, laikas. Nu tai va, jo, realiai, ką Markas padarė, tai sakė, fūk, Dirkstis padarė. O čia tik dabar reiklai. Ja, o tu šitą. Nes šiaip matau, kad Dirkstis atsimena visus žmonės kažką blogo. Bet kas turėdavo Račas, Saračas, atsimeni, man atrodo, Dirkstis turėdavo. Bet blėt, taip pat. Žinai, kaip Vavarė atsimena rieštus, kur paslėpė visus, tai jis, okei, čia kaip tik pabaiga. Nu, žodžiu. Jo, tai visus atsimena, kas yra, kur kažką, žinai, parašęs, pasakęs. Gal dėl to, kad kažkokia įtampa yra, kad jie abu iš to pačio miesto, gal jie nepasidalino tos Klaipėdos, aš nežinau, bet kažkas yra, bet nu, nežinau, bet ir Tarzanas Markas, nu, Markas toks tiesiog yra, tipo, jam, nežinau. Ačiū Dievui, kad mane heitina šiaip bičiukai remdavo ne kovotojai, nes aš gaunu komentarų iš tiesiog eilinių civilių, bet ne iš... Tai, žinai. Nu, matai, tipo, kad ten tie kovotojai neužmuš tavęs, aš žinau. Gal. Nebent jau labai užžeitų, kažką labai turėtum padaryti blogą. Tai gerai, mes visi uždirsti? Nežinau, neįdomu tai bus, taip reikia gal kažkam pasimti, tai aš gal tada, nu, bet kaip ir aš manau, iš tikrųjų, šiaip, kad aš nuojauta man sako, kad Dirkstis turėtų laimėti šitą kovą, bet gal. Na, Bairis, tarkim, dar galiu papasakot, praeitą Utimėjai aš atspėjau visas kovas išskyrus Dirkšą. Nes sakiau, kad Dirkstis pasims Narauską, visas kitas, tipo, irgi su draugais diskutavom, visas buvo atspėjęs, tipo, kad ten Karosas pasims Danilas, be šansų. Nu, realiai, sakau, viską sudėliojau, išskyrus Dirkšą neatspėjau, tai dabar vėl einu su Dirkščiu, ar vėl nesudėksiu, nežinau. Jo, tai ir tu Dirksą neėmė. Nu, tai man visi, yra tų išsiskirimų jau. Aš sakau, ir man bendrai jisai, aš irgi buvau jo toj, nemėgėjai pusėje daugiau, ir jis mane perlaužinėja. Bet čia yra, jis mane perlaužinėja jau į geresnę pusę. Čia yra momentas, tasai, kad aš kodėl labiausiai linkstu link Dirkščio, dėl to, kad Šalkovskis tiesiog, jisai jo, sakė, ten turėjo mėgėjo ringui kovų ir taip toliau, bet čia yra vienas momentas, kai tu išeini prieš didelę, nors jis irgi yra jau išėjęs, bet prieš publiką, bet netokioj faunai, ne faunai, o aplinkoje, kai tu kovoji prieš Dirkstį, kuris yra heitinamas, kur žmonės daug atkreipia dėmesio, jo praeita kova Šalkovskio Utmai buvo, tokia, įdomi, gera, bet nieks nedėjo, čia yra vakaro kova. Tai nebuvo labai įdomi. Bet čia yra vakaro kova, čia visas dėmesys yra čia, žmonės... Žinai, tu sakai, pereini Dirkšą, žinai, mėgėjų pusę, aš esu pagalvojęs, tarkim, jo viet, kas nežinau, ar jis pats viską dėliojasi savo, žinai, įvaizdį ir taip toliau, mano galva, jam reikia vieno elementaraus dalyko, šiek tiek daugiau spalvų šitam jo visam paveiksle. Tarkim, jo heitin... Ne, hebra, žinok, jisai čia pasirodė visą. Nuoširdžiai sakau, žinot, jisai yra kaip tipo Wolfsai, jisai tiesiog turi pradėti laimėti. Irgi momentas. Jisai pradės laimėti, seniai jo pusės vis daugiau ir daugiau. Jis turi paduoti razinų savo mėgėjam. Tarkim, žiūrėk, dabar, kaip pavyzdys, jo nekenčia dėl to. Ir jis pist pradeda daryti kažkokią veiklą užsimt, kurios tu negali heitinti. Tarkim, pist, sakytų, kartą per savaitę Dirkstis važiuoja į globos namus, veda treniruotės vaikams. Arba paspirtukus laužo. Kad ir tokį, žinai, pigų kažkokį triuką, kurio tu negali, ta prasme, tai gali būti nuoširdžiai, bet kažko, tu negali užheitinti. Bet aš ten net nežinau, man asmeniškai gal netgi dar labiau toks tada galvočiau, kad, ką čia tipo daro, tipo vien tik tai ką daryti, bet jis dabar tai man kaip tik patinka, nes jis tipo žino, kad jį heitina, jis toliau išlieka savo toje ir aš jums garantuoju, jeigu jisai pradėtų laimėti, jis turėtų vis daugiau ir daugiau palaikymų. Ir atsirastų netgi nauji priešai, aš galvoju, aš taip galvoju. Tai priešų, tai čia, žinai, irgi yra tas mitas, kad, čia toje visi tarpusavį iškovos ir neliks kam su ko kovoti. Užaugs. Tai dabar, kas, aš net nebijoju, kad ir Utimėjai labai daug prie to prisideda, kas jaunimo grupė. Ir šiaip netelpa vaikai norintys sportuoti. Ir galima sakyti, ką nori, vis tiek jisai yra teisus, sakydamas tą, kai jis pasakė video kolę. Kovinis sportas, jis yra daugiau nei ringas. Ir tai yra parodo UFC pavyzdžiai, ten viskas verda aplink kovą. Kova jau, tu ateini kaip finalo, pažiūrėt kovos, bet viskas vyksta kalbėjimai, tu turi mokėti kalbėti, turi mokėti parduoti save. Faktas. Aš vis laik tą sakydavau, su manim daug kas nesutikdavo, bet man Conoras McGregoras yra vidutinis kovotojas. Ir jisai būtų gal ir likęs vidutiniu, jeigu jis nebūtų kalbėjęs. Jisai tapo įdomus, jis tapo personažu ir jisai tapo, nežinau, geriausiai apmokamų visų laikų. Aš net nebandau jo talentų paneigti, bet tokių kaip jis talentų yra daug.
Bet jis tapo vieninteliu, tokiu ir ikona, tik dėl to, kad jis kalbėjo. Nu, tai žinai, jeigu ne jisai nebūtų visi Habibai Šaibu užsidirbę, tai... Irgi tiesa. Tai, Lietuva mes kalbėjom tą patį, kad... šitie ne personažai, asmenybės ar kažkaip, nes padėjo. Bet dabar pastos, kas kalbėjo, ateina kontraktai 10 tūkstantiniai ir jau visiems viskas gerai. Tik reikia, kaip ir sakėm, pagrįstas kalbas ir neužsidaryti ant to heito. Net gal ne tiek, kiek pagrįst kalbas, kiek tiesiog nepamiršti ir kitos pusės, apie kurią kalba Karosas, apie kurią kalba kiti kovotojai, kad tai yra vis dėlto sportas ir kad tu turi sportuoti. Va tas ir yra, tarkim, ne visi tavo varžovai turi būti priešai. Tarkim, Rimkenzo, kas sako, yra, kuriuo aš nekenčiu tipo, bet yra Pultoražinskas nusimat draugelės. Tai va irgi, tarkim, ir Šalkovskis su Dirkščiu bifo, čia nėra jokio, galima kažką pritempinėti. Ir čia va turi būti irgi po kovos, tas, tokiai mes galim paspausti rankas, mes galim išeiti po bendrai nuotraukai ir kažkuris pralaimėjo, ateisim į dar vieną kovą, tai nesibaigė vienas tavo karjera su vienu pralaimėjimu ar su viena kova. Ir tą reikia ir žmonėms supras, kad Dirkstys netapo kažkokiu lavonu, nes pralaimėjo Narauskui, ar nepralaimėjo. Žmonėms iš vis nieko nereikia suprasti. Žmonės, taip pat, jeigu, realiai, ta masė, ir turi eiti savo emocijom, ir turi, pasikliauti emocijom, ir turi. Jie turi blogiukus, jie turi. Jie turi ten heitinti mane, Airidą, ten tave, turi heitinti, jeigu jie nori heitinti, jie heitina, viskas gerai. Aš pats, pažiūrėjau, tokiais atvejais dažnai pasigaunu su masė, kažkas, pavyzdžiui, nemėgsta, dažnai Dirkščio plojate, aš, žinai, ir po to būna, kad išeini ir galvoji, kodėl aš tai dariau. Reality čekas kartais labai gerai pramuša, tarkim, man buvo su Rimkenzo, Rimkenzo paskutinė kova, kuris prisišnekėjo tai konferencijoje prieš Masloboją, nors su Rimkenzo šiek tiek minimaliai esu irgi pažįstamas, tarkim, kaunietis, kaip ir turėčiau jį palaikyti, Vlasevičius, ne Vlasevičius, Krilavičius, aš jo kaip ir nežinau, ir tas jo prisišnekėjimas, tarkim, aš pradėjau kovos pradžioje sirgti už Krilavičių. Tipo, kad va biški Rimkenzo gal biški pamokėlių gautų. Ir tada už mane sėdi Spartas, ten visa hebra, ir ten reikia Rimkenzo varyk į Tailandą, suprantat. Ir tada aš jau viduryko, dar Krilavičius pradėjo ten tos savo cirkus daryti, ką ir sakė Rimkenzo, kad, sako, išėjus mane bandė traumuoti, tie visi tie pamušimai, ir tada kovos eigoje, tarkim, man kažkaip vėl grįžo simpatija Rimkenzo, tai tarkim, vidury kovos net persiverti, kurį kovoti palaikai, čia yra natūrali emocija. Ir aš tai manau, kad tos emocijos nereikia bijoti ir nereikia pikti ant žmonių, kad jie turi. Viskas gerai, tegul heitina, viskas praeis, žinai, kažkada ateis, aš manau, kad kai pradės Dirkstys laimėti kovas, jo palaikymo ratas auks. Lygiai taip pat Rimkus, visi tie, kas jį mylėjo, jis taip suabsoliutina truputį, aišku, kad tas tikriausiai irgi... Faktas, kad nėra, kad čia visi heitina. Jo, irgi, bet jis tą pajaučia, žinai, nes jis tikrai gavo labai daug meilės, iš tikrųjų, Rimkenzos buvo epic, jisai, kur va tu sakei, kad jau pasikeitė požiūris į kovotojus. Tai aš sakyčiau, kad Rimkus ir buvo tas žmogus, kuris lūžį tą padarė, kad pamatė, kad gali būti su bliudelio apsikrypęs kovotojas, kuris ten tik su sostu išeina. Jo, prikolinai išeina su sostu, gėlių atneša, žinai, ten Habibas šerina, jis gavo žiauriai daug meilės. Habibas šerina? Jo, Habibas pašerino jo tas visus išėjimus. Buvo susuktas video ir Habibas pašerino. Jo, čia true story. Ir jisai tada gavo daug dėmesio, daug meilės, visi pradėjo, taip tikrai gavo tokio būsto ir jisai po to dabar jam atrodo, kad visi, nes, tai pasikeitė šiek tiek, žinai, gauna truputį to, bet čia irgi yra laikina. Aišku, su to dėmesio, vis tiek kalbėjom, jauni bičiai, reikia susitvarkyti, tarkim, vėlgi čia toks mano požiūris. Čia nėra kažkoks stumimas, bet Dirkščiui turėti gerą psichologą. Aš nežinau, ar jo treneris, aš žinau, kad jo treneris yra gerai kovas, ruošiantis geras kaip treneris. Aš nežinau, kiek jis yra geras psichologas, čia aš neįlysiu, bet kad Dirkščiui turėti gerą psichologą, su kuriuo jis pasišneka, su kuriuo jis yra ne įmonė, ne liūtas, o kur ateina Dominikas ir pasipasakoja, kas pas jį iš tikrųjų galvoje dedasi. Aš galvoju, jam tai būtų žiauriai naudinga. Kaip sakė Rimkenzas, nesėpė, šizofrenija pas mane galvoje. Tai va, čia, žinai, mes... Bet čia irgi taip pat truputį toksai, taip pat, čia ne šizofrenija. Kiekvienas bet ta prasme, čia net nėra kažkas, ta prasme, kiekvienas žmogus toks yra. Taip, tikrai mes kiekvienas esam tas, kuris kartais mes draugiški, tipo mėly ir tipo, galim bet kokią situaciją jokais nuleisti ir pasikalbėti, o kartais sueris net paprasčiausias dalykas, ten žmogus per ilgai centus krapštantis eilėje ir tu nors eik tu nahu, blėt, su tais centais. Tai aš manau, kad čia normalios emocijos, bet aišku, kai tipo, tai tampa tipo, visos Lietuvos emocijom, žinai, ir kai visa, tipo, ne visa
visa Lietuva, bet nemaža bendruomenė žiūri, ką tu darai, komentuoja ir vertina. Ir kartais vertina visiškai nežinodami kažkokių dalykų. Vis tiek visas sportas laikosi ant kažkokios priešpriešos. Tarkim, pažiūrėkit, visi sako, čia, aišku, krepšinio komentatorius, kaip krepšinio pavyzdžių. Tai Rytas, Žalgiris, tai reikia Rytui Žalgirio, Žalgiriui Ryto, tarkime, jeigu kalbam apie tą vidaus rinką, tai tas pats ir koviniam sportui reikia vienokų, reikia kitokių kovotojų, reikia kuriuos heitintų, reikia kuriuos palaikytų. Manau, kad galim šitą gaidą ir repint, ne? Jo, po to pradėsim po visko. Jo, grįšim pasikalbėti turbūt po kovo. Kaip tu, jis neveikia? Sen pataisiau, biškai pardžiau. Ok, tai ačiū labai visiems, žiūrėjot. Jeigu žiūrės kažkas. Žiūrės, viskas varkoja.